Aš dabar esu pastaruoju metu atradus tokią paslaptį, aš jį vadinu stebuklu, kad kai paleidi rezultato siekį, dažniausiai rezultatas būna toks, kokio nori. Kokias paralelės pastebėjai tarp B2C ir B2B pardavimo, kokie yra pagrindiniai panašumai ir skirtumai? Ar esi pastebėjus jau kažkokius no-go, ko nedaryti, šnekant su aukšto lygio vadovais arba įmonių savininkais? Taip, ypač finansų žmonėm pardavinėjant, labai lengva užlipti ant ego. Įsitikinimų nėra gerų ir blogų. Nuo to visada pradedu ir aš atsistoju ir sakau, aš matau, kad mes nesusitarsim, turiu išeiti. Ką aš matau, pagrindinė problema, kad moteris naudoja vyriškus metodus pasiekti rezultatą. Pardavimai. O kada paskutinį kartą kažką pardavėt jūs? Pardavimai tai žodis visiems keliantis įvairias asociacijas. Lietuvių kalbos žodynas jį aiškina kaip perleisti už tam tikrą atlyginimą. O šaknis duoti apibūdinama kaip daryti, kad kas gautų galėtų paimti. Priešdėlis parčia suteikia veiksmui reikšmę visiškai, pilnai arba nurodo atliktą veiksmą. Šios tinklalaidės tikslas yra pakviesti jūs klausytojus kartu su pašnekovais, tyrinėti ir nagrinėti pardavimų reikšmę, prasmę, filosofiją, didinti suvokimą apie pardavimų naudą žmogui, organizacijai, pardavėjos profesijos ypatumus, bei pardavimo kaip transakcijos egzistavimą kasdieninėme gyvenime. Aš esu Domas Dieliautas, šios tinklalaidės įkūrėjas bei vedėjas. B2B pardavimuose esu kiek daugiau nei 9 metai, šiuo metu vystau savo verslą B2B pardavimo agentūrą, bei esu geštalto psichoterapijos studentas ir praktikas. Ir tikiu, kad pardavimus mes atliekame visi, kiekvieną dieną. Šiandien svečiuose Lina Banytė. Mielas pardavėja, prieš epizodą labai trumpam noriu įsiterpti 2 svarbiom žinutėm. Viena, kad daugiau nei 90% jūsų žiūrinčių vis dar neprenumeruot kanalą, tad labai kviečiu tą padaryti. Ir antra, mes perkopėm 1000 prenumeratorių skaičių YouTube. Ačiū jums už tai ir dabar galiu pakviesti jūs prisijungti į narių programą, kur už mažiau nei 1 kavos puodelio kainą per mėnesį galit paremti kanalą ir gauti naudų, išankstinės peržiūras, paminėjimai epizoduose ir kito. Ačiū, kad esat, gero žiūrėjimo ir klausimo. Labas, Lina. Labas. Ačiū, kad atėjai ir smagu tave matyti pas mane studijoje, podcast'e. Ačiū, kad pakvietei, labai malonu. Tai ką, šnektelsim apie pardavimus? Pasiruošus. Liuks. Tai pradėkim tada. Nestandartinis klausimas, nusprendžiau kažkaip šiek tiek kitaip pradėti negu įprastai. Ar konsultacija ir pardavimas galima dėti čia lygybės ženklą? Pati konsultacija. Ar yra pardavimas? Iš dalies. Ir čia aš dabar galvoju kitaip paklausti, jeigu kalbant per mokesčių konsultacijų prizmę, ką aš visą gyvenimą dariau, tai mes čia turbūt nesutarėm su kolegė, nes aš esu iš tų, kur sakau, nieko čia konsultuoti nereikia nemokamai, tegul nusiperka, sumoka pinigus, tada galėsim pakonsultuoti, o jinai sako atvirkščiai, pakonsultuokim, tada klientas pajus, kas tai yra per paslauga ir tada bus lengviau parduoti. Tai gali būti, bet ne visais atvejais. Ok, o jeigu žiūrint ne kaip į rezultatą, o kaip į procesą. Pardavimas savaime, kaip procesas turi savo etapus, turi savo kompoziciją, turi savo elementus, ar konsultacija tąja prasme turi panašių bruožų kaip ir pardavimas? Labai įdomus klausimas. Niekad taip negalvojau. Apie konsultaciją. Dėl to ir paklausiu. Jo, ir čia turbūt klausimas pagrindinis yra, apie kokią konsultaciją šnekam. Nes, man ta mokesčių konsultacija vėlgi ir net su kuo gyvenu, tai, jin tokia labai apibrėžta. Pakankamai aišku, ten išanalizuoji situaciją, teisės aktus ir padarai išvadą. Pardavimas man daug labiau neapibrėžtas, nors gal irgi gali sakyti, kad pradedi nuo labai konkrečios situacijos, papasakoji, kas yra, bet tada yra tas prieštaravimų dalis, kuri neaišku, kur žmogus nueis ir kaip tu į tą atsakysi.
Nors konsultacija irgi to turi, nes be konsultuojant klientas irgi gali paklausti, o tai kaip čia tas, o čia kaip čia nas, ir tada vėlgi kažkur nueisi kitų kelių. Tai yra panašumų tada. Ok. Gerai, tai kada paskutinį kartą gyvenime kažką pardavėjai? Jau šiek tiek užsiminiai, ką veiki, mokesčių konsultavimas. Kada buvo paskutinis pardavimas? Galvojau, kad pirmas klausimas bus, kada pirmas pardavimas buvo. Čia pradedam nuo naujausių laikų. Šiaip dabar atostogavau praeitą savaitę, tai nepardavinėjau, bet prieš tai savaitę tai tikrai buvo kokie 3 pardavimai. Tai aš, kadangi kasdien to užsiminėjau, kai dirbu, kai neatostogauju, tai ir prieš tą savaitę buvo. Tai vėlgi klausimas, kas yra pardavimas, jeigu tai yra tas momentas, kai pasirašo sutartį. Kalbėkime apie rezultatą, kada jau išsiunti sąskaitą. Kai sąskaitą išsiunčia avansinę. Tai jo, savaitę prieš atostogas tikrai buvo kokie 3 pardavimai. Tai... Ką pardavai? Šiaip, jeigu taip trumpai, tas mūsų Tax Tactic mokesčių konsultacijų bendrovė, tai mes realiai darom tik tai tą vieną produktą aš pardavinėju, tai yra mokesčių sutaupimo paslaugas. Tai jis toks gana patrauklus produktas rinkoje, tai gal dėl to pakankamai lengva parduoti, nes tai, ką aš parduodu, tai kaip tau efektyviau mokėti mokesčius, ar tu visas lengvatas prisitaikai, ar apie viską pagalvoji, apie visas išimtis, ar žinai naujausius teismų sprendimus. Tai kai apie tai pradedu šnekėti, žmonės tada sako, jo, gal ir nežinau, aš tų naujausių teismų sprendimų. Ir sako, gal ir gerai, kad ekspertai pažiūrėtų. Tai tą ir pardaviau. Ok, ir galvoju, jūsų paslauga turbūt dar patraukli tuom, nes iš esmės tai susiję su galutinė eilutė, kuri visiems verslininkam labiausiai rūpi, kaip čia bebūtų, tai yra pelnas. Čia šiaip įdomu paėmė į kampą, nes tarp tų įmonių, su kuriuom kalbu, yra lietuviško kapitalo įmonės ir užsienio kapitalo įmonės. Tai kur lietuviško kapitalo įmonės, kur tu prieini tiesiogiai prie akcininko ir sakai, va, čia tau mažiau reikės mokesčių mokėti, tai tu turėsi daugiau pinigų, kuriuos galėsi išsiimti kaip dividendus, tada jie labai suinteresuoti. Užsienio kapitalo įmonių grupėse, jeigu yra samdomas vadovas, jam svarbiausia yra EBITDA eilutė. Ta EBITDA eilutė yra iki mokesčių, tai yra, prieš mokesčius, ar ne? Tai jam, kad tu sakai, aš čia mokesčių tau staupysiu, jam EBITDA nepagerės, tiesą sakant, net pablogės, nesumokės mums už paslaugas, o pats mokesčio sutaupimas bus jau žemiau tos EBITDA eilutės ir ten, žinok, įvairių yra. Tai čia klausimas, ar pavyksta pasiekti tą realų galutinį naudos gavėją, kuris gaus realią naudą iš to staupimo. Geras. Čia jau, žinai, taip natūraliai perinam ir palėtinėjom B2B pardavimo aspektus. Suprasti, kas yra tas galutinis naudos gavėjas, kas yra decision makeris, kas yra čempionai, kokie stakeholderiai, kokias turi intencijas, į ką reikia atkreipdėmėsi jam pardavinėjant, ir prie to mes prieisim. Ir dabar tas klausimas, kurio tikėjais, tai kaip atsirado tavo gyvenime pardavimai, galbūt atsimeni pačius pirmuosius? Tai aš iš tiesų tikrai neatsimenu savęs, kaip čia kartais žmonės istorijas pasakoja, būdamas 3 metų ten kažką pardavinėjau, tai aš mokykloje, aš buvau tokia akademikė, man ten patiko mokslai, aš ten mokiausi, man viskas gerai, bet kai pradėjau savo profesinį gyvenimą, o pradėjau realiai iš karto nuo Big Four, tai yra PricewaterhouseCoopers, pradėjau kaip mokesčių konsultantė, aš iš karto išsiskyriau tarp kolegų kaip į pardavimus orientuotas žmogus. Ir tas buvo labai keista man gal iš dalies, bet net ir dabar atsimenu, kaip man kolegė padovanojo gimtadienio progą, ten gal pradirbus tokius metus, knygą, kaip parduoti dramblį. Ir kodėl jinai man padovanojo, nes man buvo labai įdomus tie pardavimai. Ir aš savęs kažkada klausiau, tai kuo man tie pardavimai įdomus? Tai aš savo turiu atsakymą, kad pardavimai yra labai daug apie psichologiją. Tu turi suprasti žmogaus tuos psichologinius triggerius, kas jam svarbu, kur jo skausmas, kaip tą skausmą jam, kažkaip ar nepadėti jam su to skausmu. Ir psichologija, man visada buvo įdomu. Ir tada tie pardavimai, per tą psichologinę prizmę man buvo labai įdomu. Ir ką aš irgi atsimenu, nepasakysiu, kuriam tiksliai etape, bet buvau tikrai užsidėjus savo socialiniam tinkle LinkedIn, kad mano hobis yra pardavimai. Tai iki šiol atsimenu, aš iki šiol atsimenu, kad mano buvęs vyras juokėsi iš mane, sakė, čia negali būti hobis pardavimai, kas čia per hobis pardavimai, bet man
tada aš knygas skaičiau, man ten buvo labai įdomu, kaip tai veikia, kad aš čia suprasčiau, kaip galų po to taikiau praktikoje. Nu ir man tas procesas buvo labai labai įdomus tuo metu. Ok, kad jau užsiminė apie knygas, kaip parduoti dramblį, gal atsiminė autorę? Čia yra Asė Baryševa, tai jinai, man atrodo, lietuvė, bet tai pati ta knyga, aš net nežinau, ar aš ją perskaičiau, nes man atrodo, aš pradėjau ją skaityti, bet man jinai, nebuvo iš tų, kur labai kažkaip užkabino, bet tuo metu aš skaičiau ir kitas knygas, pavyzdžiui, How to Become a Rainmaker, gal esi skaitęs, ne? Ir ten kelios buvo, man atrodo, tos Rainmakers, ten 3 ar kiek tos knygos. Tas pats Deilas Karnegis, kaip susiras draugų ir daryti įtaką žmonėm, tai čia, man atrodo, visi skaitė, ar tai apie pardavimus ir taip ir ne. Rekomenduotum šitą knygą? Aš tai sakau, kad tos klasikinės knygos, tai jas tiesiog privaloma bendro išsilavinimo tikslais perskaityti visiems. Tai nebūtinai vadovautis ten tais principais, jeigu ten kažkas žmogui nepatinka, bet tikrai sutiksi gyvenime daug žmonių, kurie ją skaitė ir tada padiskutuoti apie ją, yra tikrai gerai, turėti kažkokią nuomonę gal galia. Tu skaitęs turbūt irgi. Žinok, prisipažinsiu, ne visiškai. Ne visą, ne iki galo. Pavadinkim taip. Jo, tai ten turbūt pagrindinė mintis jo buvo, kad reikia ne savo interesų žiūrėti, bet žiūrėti būtent to žmogaus, su kuriuo bendrauja interesų ir tuos interesus ar nepatenkinti, tokiu būdu parduoti yra lengviau. Tai pati filosofija man visada labai patiko. Aš labai netikiu pardavimais, kurie yra, aš tau įkišiu tai, ko tau nereikia, nes net jeigu jie veikia tik trumpalaikį perspektyvoje ir man šiaip tiesą sakant per vertybės labai eina, aš tokia labai vertybinė, man svarbu, kad žmogus realiai gautų naudą. Ok, čia susisieja su tuo, kad podcast'o pavadinime esu atskiręs žodį davimai ir intro kalbu apie tai, kad žodėje parduoti yra šaknis duoti. Tai čia jau lyg ir užsiminė apie tai, bet vis tiek paklausiu, ar tau svarbu duoti parduodant. Labai. Aš tiesą sakant, apskritai netikiu, kad galima parduoti neduodant. Čia netgi ne... nes tas pardavimas ne tai, kad tu parduodamas duodi, bet kaip parduodi ir aš kaip sakau, deliverinė, ar ne, kai realiai duodi tą paslaugą, ar ne, tai tada duodi visą tai. Tai, čia tikrai turi būti sinergija tarp to, ką nori gauti žmogus ir tai, ką tu siūlai, sinergija turi minti mečas, tu turi atitikti, ar ne, tai, ką tu siūlai ir tai, ką žmogus nori paimti, nes kitaip tikrai nieko nebus. Tai čia reikia mokėti paleisti, šitą irgi mokiau sunkiai, to, kur, aš žinau, kad labai gera paslauga, kurią aš tau siūlau ir aš tikrai žinau, kad tau jos reikia, bet tau tai nereikia ir tada, bet aš vis tiek žinau, kad tau jos reikia. Tai per šitą jau gana sunkiai, nes... Tiesiog patikėk, dėk tą parašą, pamatysi bus gerai. Jo, matysi bus nebeklausinėk. Tai gali klausinėt, bet aš tai žinau, kad jinai labai gera, bet tu tai dar nežinai, šitas ir tada tokį paleidimą, gerai, nereikia, gal ne dabar, aš tai savo taip atsakiau, gal ne dabar, gal kažkada kitada pribręs žmogus, nebūtinai tuo metu, kai aš ateinu, jam tai reikia. Ok, tai tu Big Four'e startavai su savo karjerą, ten pirmieji pardavimai buvo, ar tu ten nemažai laiko prabuvai? Šiaip Big Four'e praleidau 16 metų, tai tikrai daug. Pakilau nuo mokesčių konsultantės iki mokesčių direktorės, tai aišku, kaip mokesčių konsultantė tų pardavimų reikėjo mažiau daryti, po to ten visa sistema eina taip, kad kai jau patampi projektų vadovė, tai tada jau reikia daugiau pardavinėti, po to dar daugiau, bet į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad Big Four'e pagrindinė pardavimų strategija yra vadinama taip Trusted Advisor. Teko girdėti apie šitą. Tai, jinai yra paremta truputį kitais principais negu tie standartiniai pardavimai, jie yra per tai, kad aš kaip ekspertė tau parduodu save kaip ekspertę. Tai reiškia, kad turi būti ilgalaikis ryšys, kad turi būti tas credibility sukuriamas, ar ne, kad tu tiki, kad aš galiu paslaugą gerą suteikti, turi būti tas užsimegzti tas net asmeninis ryšys ir vienas iš tų Trusted Advisor kriterijų, kaip pamatuoti, kad jau aš esu Trusted Advisor, tau kaip klientui yra, ar tu man skambini pasiklausti dėl asmeninių dalykų, iš serijos, kur šuniuką nukirpti ar tenai. Ir man šitas buvo labai juokingas tada pavyzdys, bet
Ir netgi galbūt kitas kriterijus yra, ar aš žinau tavo vaikų vardus, ar ten, nu, tokių vat, labai asmeninių dalykų. Ir jeigu jau tą lygį pasiekėm, tai tada aš esu Trusted Advisor. Problema man buvo, kad aš gal ne visai įsipaišiau į tą Trusted Advisor filosofiją, nes man visada patikdavo parduot, bet nelabai patikdavo, nu, daryti tą konsultaciją konkrečią. Ir tada per šitą prizmę, nu, aš negaliu patapti tą Trusted Advisor, nes, nu, tiesiog kažkam atiduodu konsultuoti, tai kažkas kitas patampa to Trusted Advisor. Nu, man visada patikdavo padaryti tą pirmą žingsnį, vat, ateit, suvest, vat, mes nerealiai gerai darom ten ABC, va čia komanda. Parašas yra, sudė. Taip, ir tada einu į kitą. Ir man visada tas patiko. Ir kol dirbau Big Four'e, tai net jaučiu tokią, gal šiek tiek kaltę, kad, nu, kažkokia netokia, ne visai įsipaišau. Nu, nes sistema yra, visi turi dirbti taip, va čia teisingas kelias tas. Ir tada eini ir supranti, kad, nu, bet man kažkaip kitaip biškai noris daryti, man noris tos naujus klientus atvesti ir viskas. Dar kitas dalykas yra, kai atvedė, tai tie klientai natūraliai to skambina ir sako, nu tai ką tu, o aš ten tada, čia komanda. Nes užsimesgė santykis ir čia, kaip man čia gražiau tau pasakyti, kad davai tu man nebeskambink. Labai tiksliai apibūdinai, kaip gražiau pasakyti, kad gal tu man nebeskambink. Pardavimų terminologijoje yra ir tokios savokos kaip hunteris ir farmeris. Tai iš esmės tai, kad tu apibūdinai, tai kad nu, tu jauti, kad pagal savo natūrą labiau esi hunterį. Visiškai. Ok, tai žinai, kas įdomu, nu, va, tu sakai, kad lyg ir neįsipaišiai į tą Trusted Advisor kažkokią apibraižą, bet tačiau pradirbai eilę metų. Bandžiau prisitaikyti. Visą tą laiką bandai adaptuotis? Okay. Ne, nu man, nu iš esmės turbūt taip. Tai aišku darydavau ir tą dalį, kuri man patinka, tą hunterio dalį, bet darydavau ir farmerio dalį. Nu tai tiesiog kažkaip tais bandydavau išderinti. Bet kodėl išėjau galų gale, tai vienas iš priežasčių ir buvo, kad galvoju, nu aš noriu daryti taip, kaip aš noriu daryti. Ir man atrodo su laiku tas mano lankstumas daryti tai, ko aš nenoriu daryti, nu jis mažėjo. Ir tada aš galvoju, nu bet aš vat noriu daryti tą, ar ne? Ir tada netgi sakau, gerai, tai aš dabar tą ir darysiu. Ir tą pradėjau daryti ir tada pradėjau gauti per galvą, kad, bet tai tu farmingu neužsiemi. Nu jo, neužsiemu, bet aš huntinu. Nu ir tam pat, aišku, visokių buvo tada konfliktų, kurie privedė iki to, kad nusprendžiau, kad geriau išeiti. Ok. Išėjai ir tada pradėjai kažką savo? Šiaip aš išėjau su mintim, kad aš darysiu edukaciją. Tai va, čia dar viena šalia einanti paralelė. Aš, žodžiu, dariau tos B2B pardavimus, bet tie B2B pardavimai, jie labai sunkiai skeilinami. Nu, sunku tą apimtį jų didinti, nes jeigu aš parduodu, nu, konsultacijų paslaugas, tai kažkas turi padaryti, tas kažkas turi 24 valandas per parą ir dar reikia pamiegoti ir pavalgyti ir į tualetą nueiti. Tai tu gali didinti komandą, bet jos negali didinti kart 10, nes tu turi žmonės išmokyti, ar ne, kaip dirbti, ten visą kitą. Nu ir tada gaunasi, kad tie pardavimai vyksta taip, kad parduodi, o dabar jau visi sako, jau viskas, Lina, nebepardavinėk, jau dabar mes turim daryti. Tada, nu gerai, laukiu, darom, tada vėl, nu jau galiu pardavinėti, jau gali, gerai. Ir aš tada pagalvoju, kad, nu tai yra toks apribojimas to mano tos energijos, to tokio drivo ir aš galvoju, nu vat kaip būtų faina, nu vat taip pasileisti. Ir man tada atrodė tuo metu, kad B2C yra atsakymas. Jo, aš čia biškai įsiterpsiu. Pats esu aš konsultaciniam versle, agentūriniam versle ir nemažai mano bičiulių aplinkų yra, tai visi tie, kurie, nu vat, tie, kas pardavinėt kažkokius daiktus arba sąsą ir galvojat, blemba, kaip būtų faina neturėti inventoriaus, neturėti daiktų. Jo, o bet tačiau aš juokaudamas sakau, kad konsultacinio agentūrinio pobūdžio versle yra 2 stadijos. Arba per mažai darbuotojų, arba per mažai klientų. Jo, ir niekada nebūna taip, kad čia tobulai susibalansuoja. Jo. Tai va, tai puikiai žinai tą problematiką. Nu tai va, ir man atrodo, kad B2C yra atsakymas, aš sukursiu produktą, parduosiu jį fiziniam asmenim, tada aš jau galiu parduoti bet kiek ir čia tą produktą tada galiu išskeilinti ir čia bus labai gerai. Ir, tai ką sukūrei? Tai va, ir aš tą sugalvojau, kad kas man labai patinka, jau grinai per tai, kas man patinka, aš pati turiu 3 vaikus, man patinka su jais kalbėti apie pinigus ir tada galvoju, aš nueisiu edukacinį verslą, tai yra padarysiu mokymus
nerealiai gerus, visiems labai patiks, tada parduosiu juos daug žmonių, nu ir ten nereikės tada mano valandų su kiekvienu to žmogeliuku, nes online mokymai, tai vat, kiek Digital, parduodu, ta ar prasme, ne? kad įrašas. Digital, taip. Tai iš pradžių aš dariau gyvai juos, bet vėlgi, net jeigu gyvai darai online, tai jie vis tiek, nu, gali prisijungti 1000 žmonių arba 100 žmonių ir jokio skirtumo, kiek žmonių Kokybė prisijungia, nekrenta. jo kokybė nekrenta, po to jau ten ir rašiau tos mokymus, bet, tai va, bet nusprendžiau, žodžiu, kad B2C yra atsakymas, bet supratau, kad B2C pardavimai yra biški kitokie negu B2B. Ypač jeigu ateini iš B2B, kuris yra per Trusted Advisor filosofiją, tai B2C, nu kažkas visai kas kito. Tai čia prasidėjo mano kitas mokymosi kelias. Aš esu iš tų, tarp kitko, kur mokosi ne... Visų pirma, mokosi teorijos, nu man labai patinka suprasti principus, ten struktūrą, etapus, o tik tada taiko praktikoje. Tai aš, žinai, gal yra toks Aurimas Mikalauskas, kur audioteką turi, tai aš kažkada užmačiau jo seminarą online ir pagalvojau, kad jis labai nuoširdus žmogus ir labai fainai pardavinėja, nu nebrūkdamas, bet taip pat parodydamas vertę, tai aš su juo susitikau, sakau, tu mane išmokyk B2C pardavimų. Ir jisai sako, paskaityk tokio Russell Brunson knygą, Expert Secrets, jis 2 knygas turi, Expert Secrets ir .com Secrets. Nu, ir aš jas perskaičiau ir pagalvoju, kad ten čia gerai yra. Ten šiaip amerikietiškas pardavimo būdas, bet daug apie tos psichologinius triggerius ir kaip ten pereiti ten nuo vieno prie kito. Tai mokiau, žodžiu, tų psichologinių triggerių, tai čia turbūt mes juos visi žinom iš praktikos. Vieni pagrindinių yra tas scarcity arba to skubumo, kad pritrūksta, ne, kažko triggeris, tada ten yra... Liko paskutinės 5 vietos seminare. Paskutinės 5 vietos seminare. Gera vieta, arba... gera kaina tik dabar. Taip, rytoj pabrangs. Tai šitas, manau, tikrai veikia žmonės pakankamai stipriai, su sąlyga, kad, nu, kad jis yra realus, kas man labai nepatiko. Aš tokį marketingistą turėjau ir tas marketingistas sako, būtinai dėkim čia tos 5 vietos seminare, bet seminaras tai online. Nėra jokių 5 vietų. Nu, tarsi, tu ten gali priimti 50, ten 500 ir mes atsimenu, net iki šiol turėjom diskusiją, jis man sako, ne, mes vis tiek turim dėti čia, kad, žodžiu, nes taip geriau žmonės perka. Ir aš sakau, bet man zint, kad žmonės geriau perka. Čia melas. Čia melas, nu, vat būtent, tai yra melas, nu, visiškas melas. Nu, ne tai, kad čia galima kažkaip pasakyti, kad čia, jo, čia iš tiesų buvo 5 vietos, bet po to padvigubinau. Nu, ne, nu, jis melas. Ir tas man vertybiškai labai kažkaip buvo prieš. Nu, tai va, ilga istorija, bet... Tai mokiausi tų B2C pardavimų, dariau tos B2C pardavimus ir po to supratau, kad tie B2C pardavimai gal irgi nėra panacėja. nes ten yra visai kitaip, tu ten neprieini prie žmogaus. Nes aš supratau, kas man patikdavo pardavimuose, tai yra, kad aš prieinu prie konkretaus žmogaus, nu va tavęs. Suprantu, kas tau svarbu. Suprantu, koks yra tavo skausmas ir pasakau, ar galiu jį tau padėti ir kokiais būdais. Kai aš darau B2C, 1000 žmonių, nu ar ten būdavo seminarus, ten 1000 ateina. Aš nematau žmogaus, aš matau, nu, bendrauju su minia, nu, čia kaip nuo scenos tada, ar ne? Nu, ir tokių bendro pobūdžio tos triggerius, ar ne, naudoju, bet tai nėra apie žmogų tada jau, tai yra apie minios psichologiją kažkokį. Ar gerai suprantu, kad tuo pačiu ir va čia tas ryšio kontakto klausimas, tarsi, kadangi šnekėsiu su masė, tas ir ryšys ir kontaktas kaip jis yra, bet jis yra gerokai labiau paviršinis, to tau irgi pritrūko? Taip, būtent to pritrūko, aš net galvoju, kad aš vis tiek esu turbūt gilus žmogus ir man netgi patinka, tai va dėl ko grįžau vėlgi į mokesčių konsultacijas, kas yra B2B, nu tai yra, kur vis tiek verslas verslui. Taip, verslas verslui, bet tada verslas verslui yra konkretus žmogus, su kuriuo aš kalbu. Ir man labai įdomu yra, aš visada netgi tokius sau darau tyrimus, tyrimus tokius teorinis, kiek skirtingi žmonės yra, nu, tam pačiam sprendimų priėmime, kaip jie viską mato, kokius klausimus užduoda, kas jiem yra svarbu. Ir, pavyzdžiui, pardavinėjant tokį dalyką kaip mokesčių sutaupimus, tai, nu, labai skirtingai. Vieni sako, kad jo, čia labai svarbu, mes norim efektyviai mokėti, o kiti sako, ne, mes norim dabartinėme tame kontekste, sako, mes norim mokėti mokesčius valstybei, nes reikia gynybai. Ir, pavyzdžiui, šitam argumentui,
nežinau, ar yra kontrargumentas, nes čia yra toks Vertybinis dalykas. Taip, principinis, vertybinis klausimas, mes norime mokėti daugiau mokesčių, net jeigu mes save nusiskriaudžiam ir lengvatų neprisaikom, kas yra visiškai pagal kur tai nėra įstatymą. sistemos apėjimas ar Taip, dar nes kažkas. Tai va, šito nesiūlom, tai va, ką reikia suprasti, kad nesiūlom mes Būtent, jokių sistemos apėjimų, mes siūlom visiškai pagal įstatymą numatytas išimtis ir lengvatas, kurias tiesiog įmonės praleidžia, nes labai daug jų ir ten labai skirtingų. Bet tai pasako, ir pasako. Ten gali pasakyti, gal mažiau sumokėk mokesčių, tada tiesiogiai galėsi nukreipti, pavyzdžiui, ten į Blue Yellow ar kažkur, ar ne, tai vis tiek kažką gali pareflektuoti. Tarsi galėsi pasirinkti, ką remiai iš tikrųjų. Nes čia kai tą bendrą katilą, tai ten, vis tiek daug žmonės šneka, kad tie mokesčiai mūsų gal nelabai efektyviai leidžiami yra. Arba bent jau mes nežinom, mažiau kontrolės turim. Taip. Tai faktas čia, kad mes mažiau kontrolės, mes jokios kontrolės neturim. Turim kažkokią, galim nueiti prie Seimo su plakatu, kad mums reikia daugiau kažkur, bet labai nedaug. Ok, tai grįžkim prie timeline'o laiko juostas tavo, aš taip mėgstu vis išversti terminų, žinai, ir patikslinti kažkokius tai slengus pardaviminius. Tai grįžtant prie tavo laiko juostos gyvenimo, tai pradirbai eilę metų ten ir tada ar tu paraleliai buvai pradėjus savo B2C karjerą, ar jau iš ten išėjai full stop ir tada pradėjai? Šiaip buvau pradėjusi, turbūt kokius beveik 2 metus, kai dirbau dar PricewaterhouseCoopers, tai aš kažkaip jaučiau tą pašaukimą apie tą finansinį raštingumą kalbėti su vaikais, tada pradėjau dalinti socialiniai medijoje apie tai, tada atsirado tų sekėjų, bet tai, tai nebuvo verslas, tai daugiau buvo toks sekėjų gal bazės kūrimas kažkoks, tiesiog dalinantis tai, kas man svarbu ir aktualu tuo metu buvo. Taip dabar madinga sakyti, personal brando kūrimas, asmeninė prekės ženklą. Taip, sakyčiau, maždaug tas. Bet tada kažkurio momentu, kas irgi buvo viena iš priežasčių, matyti, ten daug viskas susidėjo, pagalvojau, kad jeigu aš noriu iš to padaryti kažką išsukt, tai aš turiu, tam skirti daugiau dėmesio, negu aš skiriu dirbdama pilną etatą Big Four'e. Ir tada, kai jau išėjau, tai realiai 1.5 metus beveik nuskyriau labai daug energijos būtent tam mokymų. Tai buvo mokymai. Pradėjom nuo to, kad tai buvo mokymai tėvams, kaip ugdyti finansiškai laisvus vaikus. Po to galų gale dabar jau nuėjau iki to, kad vis dėlto tėvai nori kuo mažiau dėmesio skirti patys, bet jie mielai nusiūs vaiką kažkur, kuris galės pasimokyti. Tai dabar mes darom su partnere finansinio raštingumo būrelį jau vaikams konkrečiai. Ir čia irgi yra toks įdomus momentas, štai noriu papasakoti, nes čia susijęs su to, kur sakiau, kad labai norėjau pakeisti paklausą, kol galų galės supratau, kad gal nereikia tos paklausos keisti. Kai aš pradėjau siūlyti mokymus tėvams, kaip mokyti vaikus apie pinigus, tai tikrai labai sunkiai tie pardavimai eidavosi. Aš ten parduodavau visą laiką tų mokymų, 40-50 tų vienetų, bet sunkiai, aš taip kaip vadinu, toks jausmas buvo lyg per molį. Ir man vis laik tėvai sakydavo, bet tu siūlyk ne mum, o vaikam. Ir aš sakydavau, jūs mėly tėvai, jūs nieko nesuprantat. Jūs, žinokit, jūs kaip patys išmoksit. Jūs be mokydami vaikus patys išmoksit, kas yra finansinis raštingumas ir jums patiems bus gerai. Ir čia žodžiu, ir jums tik atrodo, kad jums nereikia, bet jums iš tiesų labai reikia. Taip sakant, aš bandžiau juos įtikinti, kad jiems reikia kažko, ko jie patys dar nesuprato, kad jiems reikia. Ir tai buvo labai sunkus kelias. Ir kai mes pakeitėm po to kartu su partnerė, kad gerai, siūlykim vaikam, tai tie pardavimai taip. Nes realiai, kai mokymus, sakau, būdavo kokie 40 parduodavau, tai dabar finansinio raštingumo būrelį 160 užsiregistravusi buvo pirmą kartą, tai jau kiek čia kartų, 4 kartus daugiau, realiai lygiai tą patį darant. Tai vis tiek ta paklausa labai turi įtaką. Tikrai taip. Aš, žinai, taip, nors čia yra ir B2C pardavimų, bet taip noris biškai suvesti paralelę su B2B, jeigu žiūrint į šeimą kaip įmonę, tai tarsi decision makeris šeimoje, decision makeris yra tas, kuris deda parašą. Tai vaikai kaip ir savo pinigų neturi, tai kaip ir tėvai yra tie, kurie deda parašą ir yra decision makeriai, o bet tačiau ta paslauga naudotus vaikai,
Tai kaip čia galvoju, jeigu būtų alternatyva kokiu nors mokymų įmonės skirtų ten sekretorija, ne? Nu tai tarsi jinai čempionė nesnaudojas, bet deda parašą tėvai, bet vadovai, pavyzdžiui, nu jo, jis gali būti kažkiek suinteresuotas, kad ta sekretorė net į tos mokymus nueitų, bet jam nueit dabar ir pasakyti, žinai, tu turėjai į tos mokymus, jam labai didelis kelias. Tai čia kažkokią tokią paralelę aš išvelgiu, ar skamba? Tikrai yra tėvų, kurie pradeda nuo to, bet irgi tas pardavimų kelias, tai yra vienas iš prieštaravimų, aš neįtikinsiu savo vaiko ateiti tą jūsų būrelį. Ir jeigu taip yra, tai čia gal su paaugliais tais didesniais, nes šiaip mūsų būrelis nuo 7 metų iki 18, tai sakyčiau nuo 7 ten į kokių 10, ten daugiau mažiau nes jie daugiau tokie atviri, bet jau ten tie paaugliai, jau jie turi savo nuomonę ir gali nenorėti. Nu tai mūsų pasiūlymas yra visada ateikit bent į pirmą tą pamoką, nu susitarkit su vaikais, nu vat, eksperimentas, ar ne, ateikit į pirmą pamoką, pamatykit, kas yra ta edukatorė, ar jums ten vaibai sueina, ar jums ten patinka, jeigu nepatinka, tai viskas okei, ar ne, nu tai išsiskirstykim. Bet ta mano partnerė, kadangi jinai veda tuos būrelius, jinai labai moka prieiti prie vaikų, tai jinai dažniausiai juos ten įtraukia ir ten nebepaleidžia. Ok. Šio podcast'o auditorija yra nuo 25 iki 5 metų. Ir lygiai per pusę, tie du segmentai nuo 25 iki 35 ir nuo 35 iki 4 yra 50-50. Ir didžioji dalis yra vyrų, labai tikiu, kad pasikeis biškio auditorija po šito pokalbio su tavim. Tai, žinai, klauso tėvai, ne, nuo mažų vaikų iki paauglių galimai. Išnaudok dabar šitą vieną arba du sakinius, kad jie išgirstų. Ką galėtum jam pasakyti? Kaip potencialiam pirkėjam? Jeigu apie vaikų finansinį raštingumą, tai pagrindinis dalykas, ko tėvam visada reikia, tai yra, kad vaikai užaugę būtų laimingi ir sėkmingi. Ir dėja, bet ar ne dėja, o valio, kad gyvename visuomenėje, kur pinigų valdymas yra labai susijęs su kiekvieno žmogaus tiek laime, tiek sėkme. Ir jeigu mes vaikui nuo mažumės duodam tinkamus įgūdžius valdyti pinigus, tai jam gyvenime bus 100 kartų lengviau negu tam, kuris negavo tų įgūdžių. Ir čia, aš kaip sakau, tėvai yra tie, kurie turi išskirtinę galimybę tą duoti vaikui, nes niekas kitas to negali duoti. Ten, jeigu mes įsivaizduojam, kad ten mokytojai kažkokie duos, nu ne. Nes mes būnam su juo, kai jisai į parduotuvę nueina, jis ten kažko nori, ten pinigų neturi, prašo ten nupirk man ir panašiai, tai niekas kitas tos galimybės neturi. Labai tikiuosi, kad išgirdot. Tai čia jeigu nuo 25 iki 45 nebus labai didelių vaikų turbūt, bet... Nu kodėl? Gali būti jau ir vyresnių paauglių. Gali būti, taip. Jo. Kažką atsinešiai? Čia gal į tą pačią temą? Jo, tai čia aš iš tiesų atsinešiau, nes galvoju, gal pakalbėsim apie tai, nes esu išleidus ir knygą apie pinigus su vaikais. Tai čia irgi, kad suprast, tai yra tėvams skirta knyga, ne vaikam, ir geriau vaikai, kad neskaitytų, nes tai yra patarimai, ką daryti, jeigu ten vaikai vienaip ar kitaip elgiasi, ne? Tai geriau, kad nežinotų vaikai to. Ir šalia kaip apsiginti nuo visų šitų triukų ir manipuliacijų. Ir šiaip čia knygos pagrindiniai tokie 5 principai yra, kad reikia vaikus išmokyti, kaip uždirbti pinigus. Tai čia apie pardavimus turbūt daugiausia, kaip uždirbti, ar ne? Visiškai. Jo. Bet tada, kai uždirbam, tai reikia mokytis ir protingai leisti juos, ir taupyti, ir aukot, ir investuot. Bet tiesą sakant, aš galvoju, kad didžioji dalis visuomenės labai yra sukoncentravus į tai, kaip čia mažiau išleisti ir daugiau sutaupyti, kai jeigu mes koncentruojamės tik į tai, tai labai apribuojam savo potencialą. Tai aš dėl to labai mėgstu pardavimus, gal dėl to. Nes tai yra apie uždirbimą, kas yra daug, realiai beveik neribotai. Taip, ir žinai, čia dar vienas įdomus kampas, kad aš tikiu ir intro šneku apie tai, kad kiekviena transakcija yra pardavimas. Žinai, kaip ir komunikacijoje, aš esu siuntėjas, tu esi gavėja. Šiuo atveju, tai kai aš noriu, kad tu gautum kažkokią žinutę, kokią aš tau noriu perduoti, tai irgi galima į tai pažiūrėti kaip į pardavimą. Tai tąją prasme tu irgi mokai tėvus, duodi jiem įrankių, kaip parduoti šiuo atveju įgūdžius finansų valdyme.
Tąja prasme, žinai, nu, vat, Sutinku. šeimoje Taip. irgi yra labai daug pardavimo, kodėl, žinai, ten tarp vyro ir moters, tarp tėvų ir vaikų, tai iš vis yra Labai daug, kosminiai jo. pardavimai. Kosminiai pardavimai. Namie 2 paaugliai, 12-14 metų bakūrai. Tai prasme, aš mielai kiekvieną kartą, kai reikia ten jiem parduoti idėją ar varyti gamtą ar kažką kito veikti, mielai eičiau pitchint prieš kokį 20 ten kostiumuotų dėdžių su piktais antakiais. Tikrai. Nu, nes tie kostiumuoti dėdės, jie gal labiau logika ir argumentais remiasi, vaikai ne. Tai, bet dėl to vaikai gal ir yra tas geras būdas pasitreniruoti pardavimus. Ir man atrodo geras būdas paleisti kontrolę, nes tiesiog supranti, kad nu, ten gali kiek nori jam pardavinėti, bet jeigu jie nenorės, tai nenupirks tos idėjas važiuoti Kaip kiekvieną kartą reikia pradėti nuo tolo, o geras, tai ką čia veikia, tai ką skaitai, ar kokį video žiūri, tą santykį ir su sukastai žandikauliais, taigi tiesiog pasakiau ir vykdyk, bet... Ja, bet man atrodo, čia reikia... Aš dabar esu pastaruoju metu atradus tokią paslaptį, ar tokį, nežinau, aš jį vadinu stebuklų, nes anksčiau nemokėdavau to. Nu, čia knygose rašo, bet kol neišbandai, kažkaip nesupranti, apie ką rašo. Kad kai paleidi rezultato siekį, nu, tai yra nesvarbu, koks bus rezultatas, aš ateinu tau pristatyti idėjos apie kažką ir man nesvarbu, koks bus rezultatas, ar tu pasirinksi tą ar tą, man tiesiog tikslas yra pristatyti kažką. Dažniausiai rezultatas būna toks, kokio nori. Tuo tarpu, kai ateini su rezultato siekiu, nu, aš noriu, kad tu pasirinktum A, o ne B. Tai kažkodėl visada būna rezultatas B. Tai ir man labai, nu, pačiai sakau, pastaruoju metu kažkaip daug su tuo dirbu, tai, nu, labai smagu yra numatyti, kaip realiai paleidus tą rezultato siekį, vyksta stebuklai. Ir aš tiesiog pati kartais dienoraštį turiu ir aš užsirašau, tai ten jau tiek tų stebuklų privykia, kad tikrai man labai keista. Tai va, tai vaikai tikrai labai geri mokytojai, kaip paleisti kontrolę, nes tiesiog supranti, kad kitaip nebus. Tai va, tai prie knygos dar išleidau vieną iš įrankių, kaip minėjai, kad knyga yra apie įrankius, tai tikrai čia yra daug patarimų konkrečių, ką daryti, bet dar kartu išleidau ir tokias diskusijų korteles, tai jos čia yra tokių 3 skirtingų spalvų, raudonos, mėlynos ir baltos, pagal vaikų amžių, nuo pačių paprasčiausių klausimų iki pačių statingiausių, tiesiog, kad paprasčiau su vaikais kalbėti apie pinigus. Galiu gal pažiūrėti? Taip, žinoma. Paprašiau su kortelėm kalbėti, negu atsisėdus pasakyti, aš dabar tau pasakysiu, kad reikia taupyti, arba aš tau pasakysiu, kaip uždirbti pinigus. Tai čia vienoje pusėje matau skaičius ir klausimus, kaip planuoji savo išlaidas, 6, o kitoje pusėje... Atsakymai tokie, arba net neatsakymai, nes tai nėra teisingo atsakymų iš tus klausimus, ten daugiau yra tokie kryptis, apie ką galima su vaiku pakalbėti. Tie skaičiai tai nieko nereiškia, tai 6 ten tiesiog gal sunumeruotos tos kortelės, bet spalva reiškia, tai raudonas yra vidutinio sunkumo, mėlynos lengviausias, o baltas sunkiausias. Tai jeigu sunku prakalbinti vaiką, nes aš kaip sakau, jeigu susėdai vaikui ir sakai, dabar aš tau pasakysiu, kur investuoti, arba kaip uždirbti, arba kaip taupyti, tai jau vaikas va. Vėl man aiškina kažką. Jo, tai čia man ką čia man paaiškins. Nu, tai čia lengviau gal padeda prieiti prie vaikų ir padiskutuoti. Ok. Tai išėjai iš B2B, tada B2C, supratai, kad nėra panacėja. Ir vėl grįžai prie B2B. Ir vėl grįžau prie B2B. Ir čia man labai įdomu, kokias paralelės pastebėjai tarp B2C ir B2B pardavimo. Nu, va taip, žinai, mes jau kalną kartų čia šnekėjom, bet tai viena iš tų temų, apie kurią galima vis šnekėti. Va kaip tu, kaip Lina, ką jauti, kokie yra pagrindiniai panašumai ir skirtumai. Tai šiek tiek jau pakalbėjom apie tai, kad B2B yra daugiau vis tiek žmogų ir labiau įsigilinę į konkretų žmogų ir jo norus, tikslus, skausmus ir ten visą kitą. Net jeigu pardavinėjai įmoniai, bet vis tiek to įmonė yra tas vienas konkretus žmogus, su kuriuo aš pardavinėjau kuriam. O B2C daugiau yra tokia kaip, one to many. Bet aš tiesą sakant, kai mokiausi tos B2C visų tų triggerių psichologinių ir kaip čia geriausia prieiti, kaip žmonėm geriausia papasakot, kaip pavyzdžiui sukurti B2C labai svarbu yra, kaip sukurti tą savo autoritetą ir tą
credibility, tai čia kaip lietuviškai dabar? Ekspertiškumą. Ekspertiškumą per trumpą laiką. Pasitikėjimą. Jo, per trumpą laiką. Tas svarbu gal ir B2B, bet mažiau, ypač jeigu, pavyzdžiui, aš anksčiau, kai ateidavau su tas PricewaterhouseCoopers brandu. Tai jau savaime tai duoda, jau, ne? Taip, Šitas jau duoda brandas. tą autoritetą ir tą ekspertiškumą duoda iš karto. O čia tu turi ten, pavyzdžiui, webinaro metu per minutę arba dvi sukurti tą ekspertiškumą. Tai daug tokių dalykų mokosi ir po to galvoju, o kodėl negalima viso to paimti ir perkelti B2B? Vat lygiai, ką aš išmokau B2C, vat pritaikyti B2B, pavyzdžiui, tokiu būdu, kad aš darau seminarą nemokamą, kokią nors temą, ten, nežinau, lengvata, kokią nors mokesčių, ar ne, ir tuo pačiu sakau, vat, kam įdomu, gale seminaro pirkit mūsų paslaugą, kas yra mokesčių taupymai. Ir šitą esu kelis kartus bandžius ir gal iš dalies dėl to, ką minėjau, kad man pačiai tai nėra taip labai smagu pardavinėti daugeliu vienu metu, nes aš nejaučiu to konkretaus žmogaus. Gal iš dalies dėl to, kad prie tų seminarų dažniausiai prisijungia ne sprendimų priėmėjai, o buhalteriai arba, nežinau, teisininkai kokie nors, kurie nėra tie patys, kurių tie pinigai yra ne decision makeriai, bet taip. Gali būti puikus čempionai, kurie po to pas decision makerius nueis ir sakys, tau reikia pasliną. Taip, bet tada atsiranda antras stepas, kad, žingsnis ar ne, jie ne patys deda tą parašą, o tada pametu aš tą galą ar ne, nebeturiu to tiesioginio kontakto, žodžiu, sunkiau tie pardavimai. Žodžiu, mažiau B2C, kontrolės pardaviminiam procese, taip, aš girdžiu. Taip, teisingai. Kaip pardavinėjai B2C būdu, B2B, čia, ne, gal taip suprasti, ne? Tai vis tiek kažkaip nuėjau link to, kad geriausia pardavinėti tiesiogiai, ten susitinki tiesiogiai, išgirsti žmogų. Ir vėlgi, aš labai dabar, kaip pardavinėjau tas mokesčių konsultacijas B2B, tikrai atskiriu žmonės, kurie, jie skiriasi, kurie yra tie sprendimų priėmėjai ir nesprendimų priėmėjai. Ir kaip su jais kalbėti reikia, viskas kitaip. ir kaip galų gale privesti iki sprendimo irgi kitaip, aišku, kelias būna ilgesnis. Tai, daug kas skiriasi. Ok. Man atrodo, labai įdomią temą priėjom ir aš tikiu, kad, žinai, gal ir galimai čia tavo konkurentai klauso, bet tačiau podcast'o tikslas yra didinti sąmoningumą, suvokimą apie pardavimus. Ir aš bendrai manau, kad kaip čia kuo daugiau konkurentų, ne, aš taip dedu kabutėse, bet kuo daugiau panašių įmonių arba žmonių teikiančią panašią paslaugą, tuo visiems nuo to geriau. 100% pritariu. Taip, tai šita gaida, ką tu sužinojai, mane labai suintrigavo, ne, kaip atpažinti, ar žmogus yra sprendimo priėmėjas ar ne, ir kaip juos vesti, ar galėtum čia šiek tiek praskleisti šydą būtent iš mokesčių konsultavimo prizmės. Tai kaip sužinoti, tai iš tiesų gana paprasta tiesiog pagal žmogaus, visų pirma, pareigas, nebūtinai gal gali žinoti, kas tos pareigos, jeigu tai yra kažkoks tiesiog sujungiamas skambutis ar ne, ir ten, bet dažniausiai žinai, ar tai yra direktorius, nes gali pasitikrinti rekvizituose, ar tai yra ne direktorius, kažkoks finansų žmogus, tai dažniausiai buhalteriai būna. Tai jeigu buhalteriai, tai jiems svarbiausia yra, kiek laiko užims projektas, kiek valandų mano fiziškai užims tas projektas. Tai iš esmės, kiek papildomai jam bus darbo, už kurį bus papildomai nemokama. Taip, teisingai. Ir tada reikia pardavinėti per šitą pusę, kad čia labai nedaug, kad mes tą procesą esam taip atidirbę, kad jiems ten yra 4-5 valandos to realaus darbo ir šitą akcentuoti tose dalykuose. Ir tada dar, kas buhalteriam labai svarbu yra pasakyti, kad, žiūrėkit, juk mes jums atnešim visą savo know-how ir jūs po to galėsit visą laiką naudoti tą know-how. Tai mes jūs kaip ir nemokamai kaip susimokat kažkiek, bet ta prasme jūs gaunat tą, ką galėsit po to ateityje naudoti savo veikloje. Tuo tarpu tiem jau sprendimų priėmėjam, tai aišku, labiausiai pardavinėjam per realius eurus. Tai aš čia tada sakau statistiką, kiek mes padarėm tų projektų, kiek mes sutaupėm tų pinigų, nes tai yra galutinė eilutė. Taip, realiai tai, kas žmonėms labiausiai įdomu, kiek mes vidutiniškai randam sutaupimų per įmonę. Ir šiaip turbūt, gal ne visi, bet vis tiek pakankamai nemažai žmonių, kurie yra vadovaujančiose pozicijose, yra tie, kurie mąsto skaičiais. Tai skaičių kalba jiems visada labiau suprantama, skaičių turiu minti, galutinės eilutės skaičių, ar ne, kiek aš realiai stupysiu ir kiek išleisiu. Ar esi pastebėjusi jau kažkokius no-go, ko nedaryti, ar kokių frazių nevartoti, ar kaip nebendrauti su jais,
ar galbūt, nežinau, ten su timingu kažkokių susijusių dalykų šnekant su aukšto lygio vadovais arba įmonių savininkais? Taip, bet nepaisant to, kad esu pastebėjęs, vis tiek kartais ant to grėblio užlipu ir galvoju, nu Lina, ir vėl tą patį padarai. Tai čia vienas yra labai bendras. Čia netgi, man atrodo, iš dar savo tų Big Four laikų atsimenu, nu, kad negaliu užlipti žmogui ant ego, jeigu užlipi žmogui ant ego, tai turi viską daryti 10 kartų ten jį pagirti, kad jisai pamirštų, kad jam užlipai. O šitą paslaugą pardavinėjant ir ypač finansų žmonėm pardavinėjant, nu, labai lengva užlipti ant ego, nes, nu, tu sakai, aš ateisiu ir tave, tai konkretus pavyzdys, mes ateinam ir sakom, aš patikrinsiu, ar tu gerai dirbi. Nu, iš principo, ar ne? Aš nesakau šitų žodžių, bet, nu, ką žmonės girdi. Ateis kažkokie iš šono tipo mokesčių ekspertai, aš irgi mokesčių ekspertė, nu, ten sėdi, ar ne, tarkim, kažkokia moteris ar vyras, ne, irgi jaučiasi išmanantis tą sritį. Tai ateis kažkas patikrins ir gal aš blogai dirbu ir dar jeigu aš skambučio metu pasakau, bet jūs gal visko nežinot, nežiūrėkit, čia daug visko keitėsi. Nu, tai tam būna, kaip aš nežinau, aš čia vaikštų seminarus, aš čia visko domiuosi. Nu, ir tada jau, kai taip pat pasako, spantu, okei, biški. Tada sakau, taip, jūs viską žinot. Na, tai aš nepripažįstu, kad taip, tikrai jūs visko domitės, aš nebijoju, kad jūs tikrai viską žinot, bet yra dalykų, kuriuos mes, pavyzdžiui, su mokesčių inspekcija esam suderinę tiesiogiai, nu, kas nėra vieša informacija, ar ne, tai vieša informacija tada sakau, tikrai žinot, bet galbūt, ar ne, kažką, ką mes iš savo tos praktikos jau padarė 120 projektų, kažką galim jums atnešti. Bet tie, kurie būna tokie, nu, įsitikinę, kad viską žino, tai, na, aš dažniausiai juos ir palieku, nes, nu, gerai, nu, jeigu jaučiasi, kad viską žino, tai labai gerai, gal ir nereikia tos mūsų paslaugos. Ar esi pastebėjus, kaip rasti raktą į tokių žmonių širdis? Per pagirimus. Tai nes dažniausiai tie žmonės pradeda pasakoti apie tai, kad mes ir tą prisitaikėm, ir šitą žinau, ir ten nuėjau, ir tą paskaičiavau. Ir aš tada sakau, nu, jūs tikrai nerealiai gerai varot. Nu, tikrai didžioji dalis įmonių taip nedaro. Ir tada pagiri, pauzė. Ir būna žmonės grįžta, būna ne. Tai būna tiesiog pasidžiaugia, kad viską žino ir tiek, bet būna tada sako, nu gerai, o gal aš kažko ar nežinau. Taip. Nu, tai, nu, gal kažko. Tai jau tada jau tas žmogus turi pasakyti, kad jis kažko nežino, ne, aš turiu jam pasakyti. Ir mano galva, tai kai va tokios situacijos atsiranda, yra netgi gerai, nes tai yra derlinga žemė kažkam įvykti, nu, tai yra tam santykiui. Nes mano galva žymiai blogiau, kai arba yra mytas, arba telefoninis skambutis ir tai iš esmės yra nulis, neutralu. O jeigu jie supyksta, tai yra emocija. Ir aš iš savo pusės irgi esu pastebėjęs ir čia praktiškai identiškai tai, kad tu pasakoji. Ir, nu, bet ten buvo dar keisčiau, nes sukontaktavom bendru numeriu, pakėlė žmogus, kuris ten sako, nu, mes čia sakom, su vadovu ar vadovė norėjom šnekėti. Tas žmogus tokiais trumpais, užtikrintais sakiniais šneka, prisistato ten, pavadinkim jį Petru. Ir aš taip jaučiu, kad kalba pernelyg užtikrintai, nors vadovas kitas žmogus. Okay. Ir žodžiu, ten irgi buvo iš tokios konsultacinės pusės, galbūt jūs čia, nu, vat, kažkaip ne viską žinot apie reguliacijas ir ten 15 minučių monologas. Ir galia ten, viską žino, ne? Tai kai kažką išsiaiškinsi, kaip va čia daryti, ten gali perskambinti. Nu, tai vienintelis kelias su tokiais ir po to, galia dar prisistatė, kai paklausiau, nu, taip, kaip iš esu įmonė susiję, buhalteris, o paaiškėjo, kad jis ten vienas iš pagrindinių shareholderių. Tai va, bet kelias į to žmogaus širdį, kur po to ten buvo atsiliepimai mūsų klientui, kokie ten puikus pardavėjai, ten būtinai juos samdysim ir taip toliau. Tai va, netyčia gavos tas suerzinimas toks, kur kartais mes tą ir sąmoningai biškį darom, tam, kad, nu, va, sukiltų visas šitas dalykas, tada reikia apsikaustyti ir atlaikyti, nes jie varo ypatingai tie, kur ekspertai ir aukšto lygio vadovai, jie atbeldžia, tada pastato į vietą ir biškiai tą vietą pasistatyti galima, nulenkia kepurę ir tada grįžau su kažkiek informacijos
surinkęs išklausiau ir nežinau kaip tau, bet man būna tie, kurie va taip atbeldžia tą moralą, kur išklausai, nepasiduodi, žinai, ir tada jie užskaito, jie kažkaip, nu jo, gal čia biškai ir persistengiau, klausyk čia kaip, ir tada va tada atsiranda kažkoks ryšys. Visiškai, žinok, pritariu. Tos klaidos, kurias vis dar darau iš tiesų, tai yra, kad, nu, kartais, kai žmogus beldžia, kaip tu sakai, ar ne, nu, labai nors pasakyti, bet tu čia neteisus, nu, ne visai teisus ir čia biškai neteisus ir turbūt priklauso gal ir nuo mano tos vidinės savijautos tuo metu, nes kartais ir pasakau ir tada, nu, išeini tą tokį, o tu čia tau, kur, nu, niekada negerai pardavimas, jau tada skanu gerai šitą lost. Pažymėkime CRM lost. Bet, nu, dažniausiai pavyksta, kaip tu sakai, jeigu pavyksta, nu, tikrai atvira širdimi išklausyti to žmogaus ir pritart jam, sakau, dar geriau pagirt, pasidžiaugt. Ir tada sugrįžt su kažkuo, tai, nu, tai tikrai tada tikimybė parduoti yra didesnė. Nes man labiausiai šį pardavimuose nepatinka tie, kur, nu, aš tą pasakau savo pitchais, ten tikrai trumpas, ten 3 minučių gal. Ir aš klausiu, kaip viskas skamba. Ir jie sako, aš neturiu jokių klausimų, viskas aišku, aš pakalbėsiu su vadovu. Nu, mirtis. Tai nieko neaišku, nei ar žmogus, nu kaip jam gali būti viskas aišku, aš kaip sakau, nu negali būti viskas aišku. Not interested. Jo, not interested. Jo. Tai aš tada bandau vis taip kaip dar išklaus, kartais būna žmonės tiesiog nekalbus, jie jau turi galvoj ten 5 prieštaravimus, kodėl jie tikrai nepirks ten tos paslaugos, bet jie jos neišsako ir čia yra didžiausia turbūt rizika, nes reikia kažkokiu būdu išgirst. Tai kas, nu, ištraukti, ar ne? Tik dėl ko tu galvoji, kad čia blogai. Nu, ir jeigu jie pavyksta ištraukti, ar ne, nu, tiesiog per klausimus, ar ne, ir ten klausant, tai tada ta tikimybė, aišku, padidėja. Bet kartais nepavyksta žmogus, kas aišku, ir jam pašnekėsiu vadovu, tai tarsi pašnekėsiu vadovu, ką? Nu, net pats neturėdama žmogus turbūt nuomonės, ar jam ta paslauga įdomi, kaip pakalbas kažko, tai iš viso ten 0 šansų, kad kas nors įvyks. Vienas klausimas, kurį aš pats, nors ir B2B pardavimas esu 9+ metų, pradėjau naudoti gal prieš kokį 1,5, 2 metus, gal kitaip aš jo klausau, bet taip labai konkrečiai pakankamai neseniai. Tai kai pasako, aš turiu pasitarti su partneriu, arba ten su vadovu, arba ten su dar kažko, o kas pasikeis? Vienas arba kitas, okei, girdžiu, o jeigu galėtume sprendimą dabar priimti, koks jis būtų? Tai geras, duoda daug informacijos. Man jis suveikia, nes tada žmogų, nu, būna tokių, kurie ypatingai, jeigu yra vidutinės grandies vadovai, nu, tai tada, nu, žinai, ten, kad ir nusimuilina, bet didžioji dalis pradeda galvoti. O mūsų tikslas kaip pardavėjų, nu, vat yra, kad jie pabūtų tą momentą, kad tas santykis užsimegztų, kad pagalvotų ir kad, žinai, nu, okei, jo, gal ir pirkčiau, arba, žinai, nu, vat šiuo metu aš nesu patikėjęs. Nu, okei, tai tada jau išlenda kažkokia medžiaga. Jo, aš tas geras. Panaudosiu tikrai. Tikrai panaudosiu ir pažiūrėsiu, ką žmonės atsakinėja. Nebuvo mano klausimų sąraše. Įrankių arsenale. Įrankių arsenale. Tai ir Big Four'e, ir dabar pardavinėja, kaip čia, finansinės konsultacijas. O kaip manai, ką iš tikro pardavinėjai? Tai yra, ką pirko žmonės? Tada ir dabar. Nu, lyg tai kaip ir, ne, kad didesnį pelną, bet ar esi va taip pat pajutus tam tokiam emociniam lygmenyje, ką iš tikro tu parduodi? Už ką jie tau sumoka? Tai šiaip, kai dirbau Big Four'e, tai tikrai nebuvo tik apie sutaupimus, ten dažnai yra ir to compliance vadinamo, kitaip sakant, nu, rizikų įvertinimo, tai tada žmonės perka tą ramybę. Šiaip, nu, vis dar žmonės labai bijo mokesčių inspekcijos, reikia pripažinti, nors šiaip, jeigu nieko neslėpia, nėra čia ko jos bijot, aš tikrai manau, kad mokesčių inspekcija pastaruoju metu daug pasikeitė į tą bendradarbiavimo pusę. Pats asmeniškai esu susidūręs ir skambina ir švelniais balsais, ir duoda ten terminų, ir paveda už rankos. Taip, ir šautautas mokesčių inspekcijai. Taip, pritariu. Bet kažkodėl žmonės net ir įmonės, net ir ten skaidriai veikdami ir ten, žodžiu, viską gerai darydami, nu, vat kažkaip bijo kažko. Gal čia iš senų laikų, gal yra kažkoks toksai, kad
čia jeigu prisitaikysiu kažkokią lengvatą, čia ateis, pradės purtyti mane ir čia prisikabins vis tiek čia prie ko nors, nu tokio. Tai ką jie perka, kai perka mokesčių konsultacijų paslaugas, tai perka tą ramybę, tokį užtikrinimą ir tą komfortą, nes mes su ta mokesčių inspekcija jau va tiek prisibendravę, mes jam galim papasakoti, ne, ko tikėtis iš to VMI, kokius klausimus užduos, jeigu ateis, ir ten tikimybės kažkokias ar ne, iš to savo praktikos, labai daug duodam to tokio komforto. Ir rizikų prasme, aišku, jeigu apie rizikas, bet ir sutaupimų prasme, nes vėlgi sutaupimus, nainių paklausiu draugo, o tu čia tą lengvatą pristaikiai, jo pristaikiau, ir kaip, oi blogai, čia VMI tikrino, žinok, labai buvo sunku, ir viskas, išgirdau šitą istoriją, nebestaikysiu, nes, čiagi VMI tikrino, man draugas sakė. Yeah. Tai mes, ką duodam, tai mes sakom, žiūrėk, jeigu mes padarėm 120 projektų ir iš tų 120 projektų pas 3 klientus atėjo VMI po to mūsų projekto, tai tu žinai bent jau, tikimybė kažkokia, ar ne? Taip, yra tikimybė, kad ateis paklaust ir čia ne tai, kad užginčia mūsų pasiūlymą, bet, paklausti, ką tu čia prisitaikiai. Ne, atsakys ir va tiek. Bet didžioji dalis viskas okei, nes mes viską padarom, kad, būtų maksimaliai aišku mokesčių inspekcijai, ką mes darom ir kodėl. Aiškinamosius raštus rašom, žodžiu, viską vaduodam tą komfortą. Tai aš manau, kad žmonės daugiausia perka tą ramų miegą. Mūsų atveju. Ok. O B2C versle, edukacijose? O čia perka visai ką kitą. Čia tėvai perka... Aš manau šiaip, kad tėvai perka tą nerealiai gerą jausmą, aš padariau viską, kad mano vaikui būtų gerai. Aš esu geras tėtis, aš esu geras tėtis, aš esu gera mama. Ir dar perka tą... Aš kartais, šito B2C versle klausiu žmonių, tai kaip jie jaustųsi, jeigu vaikas, mokėtų su pinigais elgtis. Tai dažniausiai būna tas... Koks geras klausimas. Taip. Fantastika. Tai dažniausiai būna tas pasididžiavimas toksai savo vaiku, nes po tų mokymų tie vaikai ateina netgi tuos tėvus, pačelendžina ten. O kodėl tu čia šitą perki? O kiek čia kainuoja? O kodėl? O čia impulsyvus buvo pirkimas ar ne? O kur tu investuoji? Kaip tu uždirbi pinigus? Gal kažkaip, o gal aš galėčiau kažkaip uždirbti? Ir tie klausimai, ir tie kaip vaikai po to išmąsto dalykus, tėvam dažniausiai duoda tokį labai didelį džiaugsmą, pasididžiavimą savo vaikų ir tą tokį jausmą, kad, tikrai bus gerai. Kad jie kažką išmoks. Nes mes didžioji dalis mūsų kartos žmonių, tai mes pabaigėm mokyklą, ten universitetą ir išėjom į gyvenimą pinigų valdyti. O čia, aš kaip sakau, lyginant su štai žmonėm, tie vaikai turės, pavyzdžiui, 15 metų patirtį su pinigais. Tai 15 metų patirtis versus 0, yra skirtumas. O taip. Žinai, aš taip galvoju, kad, mano atveju taip... Su mano finansiniu raštingumu, kuris dabar taip, jeigu įsivaizduokime, yra koks ten 10 lygių, tai gal toks 0,7 lygmens, taip tokia parašiamukas arba pirmokas tam esu. Galvoju, netgi man pačiam būtų, labai naudinga ir vertinga ir galvoju, čia, taip gali dviejopai suveikti, vis dėlto, tai, kad tu paminėjai, tėvai turi tą tokį ego reikalą, tai jeigu tas vaikas yra jau šustresnis, tai, ar būna taip, kad tėvai sako, čia nebeis vaikai, čia tos kursus, čia nesąmonė, o jauti, kad iš tikrųjų ten slypi, kad biškė ego paliestas, nes vaikas jau galimai žino daugiau arba užduota nepatogius klausimus ir tada tėtis arba mama pažvelgia, į savo trūkumus ir minusus. Aš sakyčiau, kad dažniau tas ego yra paliečiamas dar pardavimo procese, tai šitie žmonės neperka. Tiesiog. Jie neperka, nes jie bijo, jie net gal tos minties neprisileidžia. Čia kaip kažkas man irgi sakė, kad jau dabar temų informacijos apie finansinį raštingumą ten suaugusiam ir vaikam yra labai daug Lietuvoje, su kuo aš sutinku, bet ta informacija, jinai pasiekia turbūt 10% žmonių, visi likę 90% jos negauna niekaip, nes jie ją yra užblokavę. Nes pasiekia iš esmės tik tuos, kurie ieško, kurie veda tos raktažodžius. Ir kurie yra atviri, galų gale, ar ne, tam, kad gerai aš sužinosiu, gal kažką pritaikysiu. Tai vienas dalykas sunku pasiekti, bet net jeigu pasiekiam, tai tikrai būna ten. Tai turbūt dažniausias tas, kur iš tėvų, kur tikrai jautriai reaguoja, tai yra, kad
Nu, standartinis ne piniguose laimė, jūs čia užauginsit materialistus, čia tik tai apie pinigus galvos, nieko nedarys, iš geros valios, nu, ten tokie visokie, kurie, nu, vis dar labai gajus, dar tiesa yra gajus tas toksai verslininkai vagys visi, arba ten tu gali būti turtingas tik tai, jeigu kitiem per galvą slipi. Nu, tai čia tikrai, ar iš to sovietmečio, ar iš kur, nu, tikrai yra tas Norėjau gajus. sakyti, ačiū Raudonai armijai, kabutėse, už palikimą socialistinę. Nu, taip, manau, kad iš to ateina ir kai su tėvais, ir kai tuos pasieki tėvus, kai aš pasiekiu tos tėvus, aš iš tiesų labai, nu, visų pirma, ką turiu padaryti, tai, nu, nulaužti tos įsitikinimus, ne? Tai, nu, tai tada labai daug šnekų, iš kur tas atėjo. Ir aš kaip sakau, įsitikinimų nėra gerų ir blogų. Vat, nuo to visada pradedu, nes jeigu aš sakysiu, tavo įsitikinimas blogas, o aš čia geras, tai nieko gero, nes, nu, tai dar labiau ant tiek užlipsiu žmonių, ar ne, ir jie tas sakys, ai, šis kažkokia nedekuti. Tai aš ką vis laik sakau, nėra gerų ir blogų įsitikinimų, yra įsitikinimai, kurie mums padeda siekti tikslų ir gyvenimo, kurį mes norim, ir kurie trukdo. Tai tiesiog šitas įsitikinimas, net jeigu jis teisingas yra, kad ten, nežinau, visi verslininkai lipa per galvas, tarkime, ne, nu, jis tau niekaip nepadeda siekti jokių tikslų, nes tu niekada neleisi savo uždirbti, pagalvoti, kokią vertę gali sukurti kitiem ir galų galia net parduoti negalėsi, nes aš nueisiu tau dabar pardavinėti ir galvosiu, bet tu sumokėsi man pinigų, kaip aš čia blogai jaučiuosi, kad tu sumokėsi man tos pinigus, nes aš gal turėsiu to nemokamai daryti. Ne? Ir toksai tada, nu tiesiog, ir tada malas ten tie žmonės tam. Tai kartais, vėlgi, jeigu žmonės atviri, tai gali pakeisti kažkaip joms, padėti atsvert, bet būna tokių gerų ten. Štangi reklamas socialiniai medijai dedu, kai kviečiu į savo seminarus, tai ten tokių komentarų prirašė. Aš jau nebekreipiu jos dėmesio, bet jo. Jo, tai norėjau klausti, kaip dirbat su tokiais prieštaravimais, kad ten pinigai yra blogis, ten siekis jų irgi yra blogai ir visa kita. Tai dažniausiai per tai, kaip ir sakiau, kad per tuos įsitikinimus, kad jie tiesiog trukdo tau šitas įsitikinimas. Nes šiaip bendrai paėmus... Tai tu taip ir pasakai, jums šitas įsitikinimas trukdo? Aš dažniausiai, tai jeigu aš iki jų prieinu, nes jie gal tik komentarą parašo ir... Jeigu komentarą blogą parašo, tai aš dažniausiai arba jį trinu, arba tiesiog atsakau, kad, nu, kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę. Nu, tiesiog, nes ten nėra erdvės gal diskutuoti, ar ne? Bet jeigu ateina... Mes kalbam apie tos atvejus, kada yra dialogas, kada yra procesas. Taip. Tai tada, kai jau ateina į seminarą ir apie tai galima šnekėti, tai aš tai iš tiesų sakau, aš tai pripažįstu, kad taip yra verslininkų, kurie lipa per galvas. Taip yra žmonių, kurie pinigus naudoja blogiem tikslam. Čia citatos? Taip yra, nu, kad tai, ir ką Sakai? pasakytų. Taip, ta prasme pripažint, kad taip, pripažįstu, kad yra tokių. Bet lygiai taip pat yra ir kitokių verslininkų, kurie daug uždirba ir aukoja ir rūpinasi savo darbuotojais ir kuria darbo vietas ir jeigu ne jie nesukurtų, ne, yra lygiai tokių pat, kur už pinigus stato ligoninės, bažnyčias ar ten dar kažką. Ir čia yra kiekvieno žmogus pasirinkimas, kuriuo keliu jis nori nueiti, ar tuo. Tai kai seminaro metu vėlgi čia truputį kitaip, kai yra tas one to many, kaip sakiau, ar ne, nes tada aš šneku tokiom gal pakankamai bendrom frazėm, nes nežinau, kas tau konkrečiai yra aktualu, bet jeigu jau šnekėčiau su tavim, tai gal tu kažką tada šnekėčiau apie tau konkrečią situaciją ir klausiau, tai iš kur tu turi tą įsitikinimą, kad pinigai yra blogis, tai čia tada žmonės pradeda pasakot, nes ten mano kaimynas buvo turtingas ir jis ten man, nežinau, šiukšlės per tvorą versdavo ir ten, nu, cool, nepasisekė, bet tai nereiškia, kad visi tokie patys, tai... Ok, turiu vieną klausimą, Šiaip galvau kitaip klausti, taip vat, tiesiai apie vaikus, bet norėčiau biškį prie pardavimų pritemti. Aš suprantu, kad šitas tavo B2C verslas yra skirtas vaikam, bet tačiau esi, žinai, ir su verslininkais dirbus ir galbūt kai kurie dėsniai yra bendrai pritaikomi, tai mūsų žiūri kalną pardavėjų. Ir turint omeny, kaip mes jau įsivardinom, kad mūsų karta ir visos kartos prieš tai turėjo nulinį suvokimą arba net minusinį apie pinigus, tai jeigu tu galėtum, taip turėtum magišką lazdelę, pamoji ir tai vyksta. Ką tu norėtum vardan bendros gerovės, nes asmeninė finansinė gerovė reiškia ir visuomenės asmeninė finansinė gerovė, daugiau uždirbam, daugiau mokesčių ir taip toliau. Tai ką norėtum, kad visi pardavėjai
pradėtų daryti? Vieną dalyką. Šiaip su pardavimais, aš labai tikiu, kad pardavimuose geriausiai veikia bonusai. Arba gal ne tai, kad geriausiai veikia bonusai, nes iš tiesų, jeigu žmogus mėgsta pardavinėti, tai gal tie bonusai netokie ir svarbus, tai yra daugiau kaip toksai rezultatas, ar ne, iš to mėgimo pardavinėti, bet kuriuo atveju geras pardavėjas, jisai turi visada netolygų pinigų srautą. Tai yra kartais daugiau, kartais mažiau, kartais gal visai tuščių mėnesių, čia vėlgi priklausomai nuo to, ką pardavinėja pardavėjas. Tai mano galva svarbiausia, ką norėčiau, kad kiekvienas pardavėjas išmoktų, tai tinkamai planuoti tas, bent jau pradžiai išlaidas, kad galėtum tas pajamas tokias svyruojančias ar ne, kažkaip iš jų išgyventi. Nes sunkiausia turbūt yra, kai viskas dingsta ir tada pradedi stresuoti. Nors iš kitos pusės yra ta teorija, kad kai jau visai užsispaudžiau, nebeturiu pinigų ir jau man labai reikia, tai tada jau ten beleka, ar ne? Tai čia gal irgi nuo žmonių tipo priklauso. Aš tiesą sakant, anksčiau labai galvojau, kad visi turi vienodai tos pinigus tvarkyti, dabar truputį pakeičiau nuomonę, nes tikrai yra žmonių, kurie sėkmingai gyvena nieko neplanuodami tais pinigais. Dabar atsidarau banko sąskaitą, turiu pinigų. Gerai, leidžiu. Čia aš apie verslininkus šneku. Net, ne kiekvieną ten žmogų, bet tikrai visokių verslininkų esu dabar mačiusiu. Ir kažkaip ten jie 30 metų ir sukasi. O yra tokių, kurie ten labai kiekvieną tą eurą planuoja ir ten daug uždirba. Tai nežinau, ar iš tiesų yra vienas tas sprendimas. Gal tada patarimas būtų atrasti, kas jums geriausiai veikia kiekvienam. Ir tokiu būdu valdyti pinigus. Nes vieni tikrai negali, pavyzdžiui, stresai iš viso nieko daryti, o kiti kaip tik labai jūs užmotyvuoja, ar ne? Tai turbūt šitas. Ok. Ar turi kažkokį patarimą, ar iš asmeninio gyvenimo, ar iš aplinkos, kaip pradėti tą santykį su pinigais? Ar, žinai, ar kaip tu sakai, ten išsirašyti, ne? Nebūtinai kažką su to daryti, nes kaip ir tu sakai, ne? Sėkmingų verslininkų yra ir tokių, ir praktiškai ten bet kokios ten disciplinos kečiausių žmonės ten pamatytume, ne, tai rastume ir kur daro taip, ir daro visiškai skirtingai. Bet turbūt, kas juos sieja, tai yra sąmoningumas tame pasirinkime. Tai kaip tą finansinį raštingumą, net jeigu jis yra, žinai, tarkim, mano finansinis raštingumas yra neplanuot pinigų. Bet aš pasirenku, nes aš žinau, kad man taip tinka. Tai kaip galėtų ta kelionės pradžia atrodyti? Pavoksiu tavo mintį. Nes mes prieš šitą podcastą, tu sakai, kad pokytis prasideda tada, kai priemi save ten, kur esi. Ir aš galvoju, kad čia ne mano mintis, čia yra paradoksali pasikeitimo teorija. Taip, bet tu ją įvardinai. Tai pradžia, jeigu taip apie visiškai tą pradžią šnekant, tai turbūt reikia tiesiog pripažinti, aš esu taške A. Ir kas tas taškas A bebūtų. Tai jis gali būti, kad gal kažkas yra skolose, gal kažkas turi daug pinigų, bet laiko koiniai, banko sąskaitai, tarkim, ar ne, bet niekur neinvestuoja. Gal kažkas priinvestavo, bet viską prarado. Gal kažkas daug uždirba, bet vis tiek niekada neturi pinigų. Ta prasme, labai daug įvairių tų situacijų, bet turbūt kur sunkiausia yra, kad mes ir šiaip žmonės labai mėgsta savo meluoti ir labai geri meluotojai savo, yra, kad aš čia gerai darau, čia viską, man čia viskas veikia. Tai kartais gal pripažinti, kažkas neveikia, gerai, neveikia, tada lengviau pradėti. O jeigu kalbant apie jau konkrečius įrankius, nes čia toks labai bendras sąmoningumo žingsnis, tai man atrodo, kad geriausiai veikia, bent jau man geriausiai veikia ir kiek aš su savo klientais šito verslo kontekste sušnekėjus, tai geriausiai veikia, tos skirtingos kišenės. Tai yra, kad aš gaunu pinigus ir iš karto juos paskirstau į kažkiek kišenių. Tai gali būti tos dažniausios, tai yra kasdieniam išlaidom, tai čia maistas, komunaliniai ir ten būstas, ar ne. Tada yra taupimui, tada yra investavimui. Tai čia jau ten ilgalaikiai perspektyvoje gali būti dalinimuisi ir kas labai svarbu yra pramogos, kaip sakau, bent dalis pinigų turėti pramogoms ir leisti savo išsitaškyti kartais. Ir aš visą laiką mėgstu labai gal ir iš savo pusės edukacijai, savo žinių ir įgūdžių kėlimui.
Tai aš pati labai šitą sistemą taikau ir jinai man daug labiau patinka negu pasimkit banko sąskaitą, ten pasižiūrėkit, kur išleidot. Nu, bet jau išleidom, jau viskas. Nu, nebėra. Tai man atrodo pardavėjams irgi yra labai svarbu, ypač kai pajamos nėra tolygios. Gavau kažkokią pinigų sumą, žinau, kad per mėnesį ten išleidžiu, nežinau, 1000 eurų. Ją iškart pasiskirstau, visus likusius pinigus atidedu kitą mėnesį, ar ne? Nu ir tada toksai, kai jau to sąskaitoj nėra, kurios kortelę turim ir ten pypsina visur, tai lengviau tada jas valdyti. Ok, tai labai tikiuosi, kad visi išgirdot ir pradėsit šitą naudot. Tikiuosi, kad ir aš pats, nes jo, aš labiau esu, kaip čia, deficito žmogus. Kai aš žinau, kad nu, vat man reikės pirkti tą ir tada mano pajamos kyla. Ok, tai čia iš tų, kur sakiau, kad stresas tave motyvuoja daugiau dirbti, nes stresas, kad kažko neturėsiu, dabar man pritrūks, tai aš dabar pavarysiu ir... Taip. Čia mano vienas pažįstamas irgi pasakojo, jisai buvo daug įsiskolinęs, dabar kad nepamanuočiau, gal 80 000 ir jisai taip norėjo grąžinti tą skolą, kad jisai per 2 mėnesius uždirbo 80 000. Tada grąžino tą skolą ir vėl toliau ten uždirbo po 2000. Ir aš jam sakau sutikus. Sakau, bet jeigu tu sugebėjai per 2 mėnesius uždirbti 80 000, vadinasi, tu gali kiekvieną mėnesį uždirbti po 40 000. Ar tu supranti? Jo, jis sako, jo, bet aš labai norėjau grąžinti skolą. Nepasiekiau aš čia. Norėjau pasakyti, kad tą visą potencialą turi. Dabar maždaug nenoriu grąžinti skolos, tai man užtenka tų 2000. Tai aš suprantu, kad tai gali veikti, bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad tai yra tik tai, proto konstruktas. Nes jeigu sugebėtum savai įsitikinti, kad tau reikia tų pinigų dabar daugiau, tai irgi daugiau išdirbtum. Jo, tai... Bet nesugebi. Nepavyksta. Taip. Jo. Užsiminiai prieš tai, kad kai šnekėjom apie pardaviminį procesą su top lygio žmonėm ir kai klausiau tavęs, ko ten nedaryti, ar esi pastebėjus, sakai, jo, ir pati kartais darau ir ypatingai tada, kai būnu kažkaip, žinai, ten sumišus, pavargus, ten susijaudinus ir taip toliau. Tai tema tokia, galima čia taip toli nueiti, žinai, ir ten giliai ir taip toliau, bet taip, jeigu pardaviminiam kontekste, tai emocinė sveikata, emocinis stabilumas, pavadinkim taip, ir pardavimai. Kaip šitie 2 dalykai tau susiję? Visiškai tiesiogiai. Aš iš tiesų kartais, nepaisant to, kad esu paskyrus 2 dienas per savaitę pardavimam, antradieniais ir ketvirtadieniais, nebent kažkas labai iškrenta. Kartais tas dienas praleidžiu, jeigu jaučiu, kad šiandien ne. Ar mažai miegojau dėl kažkokių priežasčių, ar būnu susierzinus kartais, kažkas erzina labai, įvyko kažkas ar ne šone, ar asmeniam gyvenime, ar tam pačiam darbiniam gyvenime. Tiesiog žinau, kad ne šiandien. Tai kartais atidedu. Bet kartais... O kodėl? Todėl, kad aš žinau, kad tada nueisiu į tą tokį, ne, bet čia jūs ne, o ne, jūs teisus, ne, o aš kitaip nežinau. Ir tas tiesiog nužudysiu potencialių pardavimų galimybę. Ir aš, kadangi kartais tai padarau, tai tiesiog manau, kad geriau to nedaryti. Kam žudyti potencialius pardavimus, jeigu jie potencialus? Bet kartais ir turbūt dažniau pastaruoju metu pavyksta su savim susitarti, tai yra net jeigu jaučiuosi, kad jaučiuosi gal ir ne pačiam geriausiam savo stovyje, bet tiesiog nusiteikiu, kad gerai, dabar yra ta diena, man reikia parduoti, ir tada įeini į tą flow. Tai čia irgi galima pasipraktikuoti, kaip įeiti į tą tokį pardaviminį flow. Tai dažniausiai pavyksta. Gal labai savęs dėl to neplaku, bet tikrai būna visokių momentų. Ar galėtum pasidalinti, gal turi kažkokią tai rutiną, tarkim, žinai, kad rytoj bus, rytoj antradienis, pardaviminė diena. Ar yra kažkas, ką tu specifiško darysi šiandien, pirmadienį vakare ir rytoj ryte, kad įeitum į tą pardaviminį flow?
Em, Gal Pardaviminė tėkmė, nespecifiškai, jo, gal net nelabai specifiškai. Aš šiaip turiu ryto ir vakaro rutinas, kurias darau kiekvieną rytą vakarą ir jos man padeda užtikrinti tą emocinę sveikatą tame tarpe ir pardavimuose. Kai Ar nedarau galėtum pardavimų, pasidalinti, jeigu ne pernelyg jo, intymu? žinoma, galiu tikrai. Jeigu nepardavimam, tai tikrai padeda ir šiaip su kolegom bendraujant ir ten, nežinau, ataskaitas peržiūrint ir po to diskutuojant, ar ne, nu viskam, kam padeda, su vaikais bendraujant. Tai šiaip rytas mano prasideda, kad aš darau mankštą arba einu su dukra į baseiną, nu tai iš principo nuo sporto, tada skiriu laiko meditacijai, tada pusryčiai ir važiuoju į darbą. Tai visada tas sportas ir meditacija yra tai, kas man duoda tokį labai stiprų pagrindą ramiai pradėti dieną, valdyti savo mintis, ar nevaldyti, gal stebėti ir paleisti tą kontrolę. O vakarais aš turiu visą laiką refleksijos laiką, kai turiu savo dienoraštį, kur atsakinėju į konkrečius klausimus, konkrečius 8 klausimus, jau turbūt kokius 6-7 metus tą darau. Ne kiekvieną dieną, bet gana dažnai. Kartais tik praleidžiu, tai yra kas šiandien įvyko, tada yra kokie pagrindiniai laimėjimai, ko išmokau, už ką esu dėkinga, kaip dabar jaučiuosi, ką naujo šiandien sužinojau ir koks yra pagrindinis kitos dienos tikslas. Ir tas galbūt pagrindinis kitos dienos tikslas, tai pirmadienio vakarais ir trečiadienio vakarais, dažnai yra pardavimai, tipo. Rytoj mano pagrindinis tikslas yra skirti laiko pardavimams. Tai yra gal toksai iš dalies primingas, nusiteikimas, kad dabar skirsiu daugiau laiko, daugiau energijos ar daugiau fokuso į tos pardavimus ir tada atsikėlus viskas vyksta. Okay. Atsimeni, tikiu, kad atsimeni, nebent esi kažkaip taip gerai užblokavus ir nugrūdus kažkur. Ir ar galėtum pasidalinti didžiausią savo pardaviminį feilą? Aš nežinau, ar tai yra feilas. Aš iš tiesų šitą noriu papasakot, gal aš didžiuojas tuo, bet kartu, jeigu taip žiūrėt pagal vadovėlį, tai turbūt iš dalies buvo feilas. Šiaip truputį priešistorė. Mokesčių konsultacijos, kadangi mes pardavinėjom sutaupimus, kartais tarp klientų atsiranda tokių, kurie vertybiškai netinka. Kitaip sakant, jie ateina, sako, jūs mums čia raskit kaip nemokėt mokesčių. Tai mes tiesiog sakom, mes neieškom kaip nemokėt mokesčių, mes ieškom kaip teisėtai pasinaudot kažkam lengvatom. Tai kartais būna tų vertybinių tokių nesutarimų tarp tų, su kuriais aš bendrauju ir kartais aš net nenoriu parduoti žmonėm, jeigu aš matau, kad vertybiškai mes nesueisim. Ir buvo susitikimas. Jų susitikimą. Ir atsisėdau aš ir 3 vyrai. Ir, žodžiu, aš jiem pristatinėjau tą savo paslaugą, sakau, mes galim tą mokesčių sutaupimų paieškoti jūsų įmonėje. Aš žinojau, kad to įmonėje yra didelis potencialas rasti sutaupimų pagal viešai prieinamą informaciją. Ir aš sakau, aš žinau, kad pas jūs yra potencialas, tol, kol neįlysim skaičius detaliai, tai negaliu 100% pasakyti, bet tikėtina, kad bus, nes jūsų tipo įmonėje yra sutaupimų. Mes randam tokio tipo įmonėje sutaupimų. Ir jie taip sėdėjo ir mūsų kainodara yra, kad mes įmam nedidelį fiksuotą mokestį už tą analizę ir tada įmam sėkmės mokestį, jeigu randam sutaupimų. Ir tai yra viena didžiausių įmonių Lietuvoje ir jie tikrai tų pinigų turi ir jie sako, mes jums nemokėsim to 1400 eurų ir ten prasidėjo labai įvairūs tokie argumentai, kodėl jie nemokės 1400 eurų. Čia šiaip įdomus pastebėjimas, kad dėl šito fiksuoto nedidelio mokesčio niekada nesidarė maži verslai. Derasi dideli. Oho. Tai iki šiol nesuprantu kodėl, bet matyt taip vyksta. Ir aš atsistoju ir sakau, aš matau, kad mes nesusitarsim, turiu išeiti. Ir aš iš dalies tą padariau dėl to, kad aš supratau, kad aš savo emocijų nesuvaldysiu ir dabar jau čia aš jums pasakysiu viską, ką apie jas galvoju. Bet iš dalies ir dėl to, kad supratau, kad tikrai mes nesusitarsim. Ir nerasim. Net jeigu dabar pasirašysime sutartį, po to reikės su jais dirbti, su tai žmonėm, su kuriais aš matau, neturim jokio bendro kelio. Tai aš sakau, iš dalies didžiuojas, iš dalies pagalvoju, kad galbūt galėjau kažkaip kitaip sužaisti, nes tai buvo pirmas susitikimas, kai išėjau iš jo, atsistojau ir išėjau iš klientės susitikimo vidury
neužbaigus nieko, tiesiog pasakiau, norėčiau baigti susitikimą. Okay. Pasitikslinimui, ar gerai išgirdau, kad tu matei, kaip čia, simptomų, kurie tau leido daryti prielaidą, kad ir darbas kartu bus klampus, energetiškai varginantis ir visais kampais varginantis, sunkus, sudėtingas. Taip, visiškai teisingai, nes, vėlgi, kadangi mes daug tų projektų esam padarę, tai tikrai jau turiu tą pajutimą, su kuriais bus lengviau dirbti, su kuriais sunkiau, tai su štai žinau, kad bus sunkiau ir dar kai pradėjo dėrėtis dėl to, ko, manau, neturėtų dėrėtis, tai pasirinkau pabaigti. Aš tai manau, kad čia didelis laimėjimas, tikrai nefeilas ovinas ir kažkaip taip labai norėčiau paskatinti visus pardavėjus ir pardavėjas. Aišku, čia daug niuansų yra, žinai, yra pardavėjų, kurie parduoda ir tada patys nevykdo, tiem tada kaip ir nėra labai svarbu, arba, žinai, galvoja, kad nuo to priklauso mano bonusas ir visa kita, bet labai norėčiau, kad visi dirbtumėt tokiuose įmonėse ir pardavinėtumėt tokiam segmentui, tai yra, kad jūsų ICP galėtų būti pakankamai platus, o ne ten 200 įmonių iš viso, kad galėtumėt savo leisti, jeigu matot, kad vertybiškai netitinka arba tais parametrais, kuriuos čia ką tik aptariam. Bet čia irgi buvo vertybiškai iš dalies. Taip, Tai kad galėtumėt savo leisti pasirinkti ne. Ir, žinai, čia dar kitas dalykas yra, tada būna, kad kartais atvirkščiai suveikia. Žemaitiškas toks pasakymas geras yra on trap. Kad tada tokiem rimtiem ir kietiem dėdėm, žinai, ten vyram, moteriam, nesvarbu, pasakius, kad, žinot, bet nesutarsim, arba būna, aišku, netokiam taške, aš anksčiau mėgstu pasakyti, aš matau, kad gal mes jūsų standartų netitinkam, arba, mes jums nesam ten tinkami, arba, nežinau, tai, arba čia, tokiam gal dar galima, žinai, pasakyti, tai aš matau, kad tai mes jums gal per brangus esam, tai tada suveikia biškiai kitą dalį, kad jie tada, žinai, kažkaip gali, kažkas pas juos įvyksta per tą ego iš kitos pusės, kad tada jie, pala, tai dėl ko tu čia su mum nenori dirbti. Tai įdomu, ar jie pas tave grįžo ten, ar taip ir baigėsi jūsų kontaktas? Tuo metu tiesiog sakė, kad parašė, kad neturim bendrų taškų, ar ne, ir mes taip ir pabaigiam. Galbūt sugrįž kažkada vėliau, nežinau. Bet šiuo atveju net nežinau, ar noriu, kad sugrįžtų, nes dėl tų pačių priežasčių, apie kurias šnekėjom. Bet šitas tavo paminėtas, kad tiesiog atsitraukimo tokia strategija tikrai jinai veikia ir veikia daug geriau negu bandymas įtikinti, kad ne, mes labai tinkamos ir ten sakyti. Ir tai, žinai, aš galvoju, kažkas ten gal mislė, tai gal čia yra manipulacija, tai dievo žinia, tai nėra tuose atvejuose, kada kliento labai nori, žiauriai fainiai ir aš tada sakau, gal jums to nereikia. Ne, čia tuose momentuose, kur kaip tu paminėjai, kad, aš galiu savo pasakyti, kad ne, nes, ir tai gal yra, tas momentas, kad, blemba, man atrodo, kad bus sunku su juo arba ją dirbti, aš pasakysiu, kad ne, ir pažiūrėsim, jeigu šitoje vietoje žmogus sako, tai gal čia galim kažkaip kitaip, tai tada lyg ir ženklas, kad bus įmanoma kolaboruoti. Tai toks pasitikrinimas santykio, nes vis tiek, jeigu reikės su tuo klientu po to dirbti, nėragi verslo tikslas, tavo, kaip girdžiu, vien tai galutinė eilutė, jeigu reikia ten per sukastus dantis, turbūt galima sudėtingesnių dalykų už geresnius pinigus daryti. Ne? Taip, tai aš tikrai esu atsisakius ir daugiau klientų, jeigu tai bendrai paėmus gal tik netokiu išėjimo iš susitikimo būdu, bet tiesiog pasakyti, kad nėra bendro taško, nėra bendrų vertybių, tai tikrai esu ne vienam klientui pasakius ir aš labai pritariu tau, kad mes kiekvienas iš mūsų turėtumėm jausti tą galimybę pasakyti ne ir iš savo pusės, nes pardavimas vis dėlto yra du pirkimai. Aš irgi perku kaip pardavėja tave kaip klientą ir tu man irgi turi tikti. Tai nėra tik į vieną pusę, kad aš beleką tau parduodu, tu beleką imk, kad ir koks tu būtų, tik paimk. Nėra taip. Bent jau neturėtų būti. Gal būna visaip, bet neturėtų būti. O kalbant apie manipulaciją, tai man atrodo, kad čia grįžtant prie to, ką kalbėjom,
Manipuliacija yra, kai mes turim tą labai konkretų siekiamą rezultatą ir per manipuliacijas bandom jį pasiekti. Ne manipuliacija yra, kai aš atsitraukiu ir sakau, man okei, kaip tu pasirinksi. Tu gali pasirinkti A, gali pasirinkti B, man abu jie tinka vienodai gerai. Tai čia ne manipuliacija, čia tiesiog aš atsitraukiu ir man okei, kaip tu pasirinksi. Tai vat, man atrodo, čia pagrindinis skirtumas tos manipuliacijos ir ne. Nes jeigu aš atsitraukiu ir galvoju, bet tu vis tiek dabar turi pasirinkti, dabar tu turi mane pasirinkti. Nu, ar dabar jau sakysi taip? Ir tada labai tom energiniam lygmenim, atrodo, visi jaučia ir tada galvoja, ką tu čia, nesąmonė. Vienas iš manipuliacijos apibrėžimų, kiek žinau, iš psichologijos yra neišreikšta intencija. Būtent. Arba tai labai intencija. Konkretus tikslas, kurio aš siekiu ir ten visaip kaip bandau tave nuvesti vat į tą tašką B. Bet neįvardinu. Tai aš galvoju, kad šituo atveju, ar tai pabrėžiant, kad tas atsitraukimas man nesvarbu, kaip tu pasirinksi, jis veikia tada, kai iš tikro nesvarbu, ne kai ten, žinai, blefas ir ten žandai raudoni, tik nesitrauk. Nes aš sakau, kai žmonės jaučia. Tarsi, ten irgi yra tie tyrimai, kad mes skaitom energiją daug geriau negu, mūsų pasąmonė skaito energiją daug geriau negu sąmonė. Tai mes čia galim nieko, sąmoningai nepagalvot, kad jo čia manipuliacija, bet jaučiam kažką čia ne taip. Tai šito neapgausim, man atrodo. Dar vienas labai įdomus aspektas, paminėjai apie jausminius dalykus, šito neapgausi. Tu sėkmingai operuoji versle, prieš tai samdomam darbe, dabar savo, ir esi moteris. Ir statistikos aš nežinau, bet aš taip, spėju, tikiuosi nenuskambės seksistiškai, kad didžioji dalis įmonių vadovų ir savininkai yra vyrai. Taip ir yra, statistiškai tikrai taip. Aš taip spėčiau, koks 70 prie 30, jeigu nedaugiau turbūt Lietuvoje. Reikėtų paskaičiuoti, nežinau. Turbūt didesnių verslų tikrai gal net ir daugiau vyrų negu tu įvardinai. Mažesnių verslų tai yra daugiau gal moterų, bet taip, tikrai tas skirtumas yra. Tuo labiau, kad kai mes darom, tai didžioji dalis mano pirkėjų yra vyrai. Jeigu taip paėmus ir mes irgi kažkada su kolegiam diskutavom apie tai, kad, vis tie vyrai ir vyrai. Iš dalies gerai gal, nes kai moteris pardavėja, tai yra ta kita gal biški dinamika, bet iš kitos pusės, yra ir minus. Tai apie juos noriu biški ir pakalbėti. Tai kaip tu matai, tokiam versle, kokiam tu esi, su tokiais klientais, kokios tu turi, tai yra mokesčių konsultavimas, o jūsų šiaip klientai daugiau smulkus, mažas, mikroverslas ar platus spektras? Šiaip mes visiškai mažiukų neimam, tai nuo kokių 2-3 milijonų apyvartos, bet viršutinio tai nėra. Realiai virš 100 milijonų gali būti apyvarta, tai ir stambus, pradedant nuo nedidelio. Ok, tai kad tu pardavėja šituose parametruose esi moteris, labiau privalumas ar trūkumas? Kaip tu manai? Privalumas. Man, nes čia galbūt negalėčiau bendrai pasakyti, nes kiekvienas jaučiasi taip, kaip jaučiasi viduj, bet mes apskritai, jeigu apie tech tik šnekant, tai mes tokios feministės truputį, nes mes 3 partnerės moteris ir dabar turim jau darbuotojų 8 ir visos moteris. O klientai vyrai. Tai visi klientai sako, tai jau gal tam... Kaip ir gaunas, kad vyrai jumis išlaiko, ne? Aš matau, kad jeigu kažkas šitą iškirptų, tai sudėkčiau internete. Taip. Tai kažkas čia mums irgi iš klientų vyrų sako, jums lyčių lygybę užtikrinti jau reikėtų kokį vyruką priimti komandą. tai mes kitaip išlaikom. Turim knyginėlį, kuris yra ofise, kuris yra tik tai feminizmo tema, žodžiu, apie moterų stiprybės ir visą kitą. Tai aš netgi jaučiu tokį iš dalies socialinį vieną iš tikslų įgalinti moteris, nebijoti daryti tai, ko jos nori. Ką aš matau, pagrindinė problema, jeigu kalbant apie moteris ir vyrus, tai yra, kad moteris stengdamosi gerai dirbti ir pasiekti rezultatus vyriškame pasaulyje,
patampa vyrais, nu aš kaip sakau, patampa vyrais, tai reiškia, naudoja vyriškus metodus pasiekti rezultatą. Nu, nes mes matom, nu, moteris, ar ne, mes moteris matom labai daug vyrų, kurie siekia rezultatų vyriškais būdais. Ir lygiai ir atrodo, kad mes irgi tada tais pačiais būdais, metodais, vyriškais galim pasiekti tos rezultatus. Pavyzdžiui. Nu, bet kas, pavyzdžiui, nu, ten, pavyzdžiui, tikslus išsikelti, ar ne, išsikeliam ten tikslus, nusistatom 5 žingsnius, ten darom viską, nu, tas vat siekimas rezultatą, va toks ėjimas, nu, tai yra vyriška ta energija tokia, ar ne? Moteris turi kitų dalykų, tai turi daugiau tos intuicijos, turi daugiau tos tokios, vat pabūkim, išjauskim, pažiūrėkim, kas tau skauda ir ten visa kita. Ir kai moteris nueina grinai tos vyriškus tokius rezultato siekimo dalykus, kartais pameta save ir pameta tą savo galią. O moteriška galia yra ir tame, nu, ta prasme, kad jinai gali, nu, kaip ir vyrai gali moterišką energiją naudotis, taip ir moteris gali vyrišką energiją naudotis, viskas okei, bet nepamiršk, kad mes ir tą moterišką turim. Ir tą moterišką, kai reikia, mes galim pasiekti dar daugiau. Kartais, vat, galbūt kažką paleisti. Nu, vat, turėjau tikslą padaryti 5 dalykus šiandien, bet jaučiu, kad šiandien ne, bet rytoj padarysiu 10. Ir tas, vat, tas buvimas toksai padeda labiau pasiekti tikslus negu tas kapojimas. Tai ta prasme aš galvoju, kad moteris turi daug daugiau potencialo ir galios pasiekti tai, ko nori, bet ne visos moka to naudotis. Labai gražiai pasakei, surezonavo. Aš nuoširdžiai irgi tikiu B2B pardavimuose, kad ypatingai dabar, kai kaip čia, tai yra tema, bet ta atskirtis, žinai, tarp vyro ir moters, ten, kad, žinai, jeigu ten moteris ateina į susitikimą, tai tas didžiulis nuvertinimas ir taip toliau. Čia aš taip atsargiai šitą temą vaikštau, bet kad, na, nebėra taip, kaip buvo prieš 20 ar 30 metų. Tai šiais laikais manau, kad moteris pardavėjas turi pranašumą vien dėl to, kad tiesiog vyrui paskambino moteris ir moteriška energija. Vien dėl to, kad jau kitaip yra, tąja prasme. Sutinku, nes vyrai dar turi to, vėlgi, čia mes gal taip statistiškai, labai stereotipiškai gal šnekam, bet vyrai daug turi to tokio aš geresnis, ne aš geresnis, toks, nu, tokio, vat, Matavimuose. Matavimuose, kas čia geriau pavarys ir kas čia geriau ko žino. Moteris to tarpu, vėlgi, moteriško energijų gali tą visiškai paleisti ir, nu, ir okei, tu nerealiai geras, nerealiai fainas, tu čia pats geriausias. Bet vis tiek pirk mano paskolą. Gerai. Nu, tai toksai. Tai vat vyrui, man atrodo, pasakyti kitam vyrui, tu nerealiai geras ir aš tavim žaviuosi, kaip tu čia gerai pavarytą verslą sukūrei. Nežinau. Ar tai yra lengva pasakyti? Turbūt gali, bet turbūt sunkiau negu moteriai. Vyrai pardavėjai turim ko iš moterų pardavėjų pasimokyti. Vienareikšmiškai. Mes jau varome pabaigą. Ir gerai. Paklausiu taip. Kadangi aš jau, žinai, taip tikiuosi, kad šitą laidą ir po to kitų laidų paklausys daugiau moterų pardavėjo tikrai yra. Tarp kitko darėm renginį su Lietuvos pardavimo asociacija, linkėjimai jiems, apie šaltus skambučius. Ir auditorija buvo 80% moteris. Tai labai apsidžiaugiau. Tu kaip pardavėja moteris, kokį galėtum vieną patarimą arba palinkėjimą pardavėjo moterim pasiūsti? Ir čia nepriklausomai B2C ar B2B, bendraja prasme. Būkit savimi ir nesistengkit nieko kopijuoti. Pagrindinis patarimas būtų šis. Ok. Žinai, man taip iš karto noris challenge'inti, kaip tada kažką išmokti nekopijuojant? Taip, aš galvoju, kad kiekvienas iš mūsų turi mokytis, tai faktas, skaityti, domėtis, ten visą kitą daryti, bet tuos įrankius, kuriuos mes pasiemam, išmokstam, metodus, nežinau, sakinius, galų gale, klausimus, ar ne, pardavime, daug šitų dalykų, ar ne, perleisti per save. Nu, tai yra, vat, kaip aš tą pasakyčiau, ar man tai labai natūraliai skamba, nes negali iki galo daryti tiesiog kaip kitas daro. Kitam labai gerai sekasi va taip eiti ir aš tą padarysiu. Ir ten per save būna žmonės lipa ten ir niekaip neperlipa. Nuo ko mes pradėjome, ne, tas hunting ir farming, ar ne?
Tai tarp kitko dabar tekstek, tik aš tik hunting darau. Ten farming visiškai komandai esu atidavus ir labai to džiaugiuosi. Ir tai yra, nu, vat, aš čia apie šitą, kad būt savimi. Nu, jeigu jaučiu, kad man labiau limpa tas ir man nelabai limpa nas. Nu, tai tiesiog išnaudot gal tai, ką aš geriausiai moku. Ir tada, aišku, mokytis huntingą, tai aš vis dar turiu ką išmokti, ar ne? Tai taip, tai ten reikia ir su savim padirbėti ir visą kitą, ir pakeisti save kažkur, bet tai yra, nu, mano syviai. Gerai. Ir tada dar visai pabaigai. Galvoju, čia geriau paklausti, žinai, nes tavo tas CV, toks profesinis labai platus ir B2C, ir B2B, ir savo verslas, ir korporatyvė. Ok, tai gal taip paklausiu, bet tikiu, kad mus klauso ir nemažai jaunų pardavėjų, nu, tai yra dar savo karjeros tokiam pakilime, tai pavadinkime iki 30. Tu pabuvai, kadangi, tai ir korporatyvė, ir savo B2C versle, ir dabar savo B2B versle, bet ir esi mažam, smulkiam versle, tai praktiškai, nu, beveik visuose taškuose esi pabuvus. Tai vat, kokį palinkėjimą galėtum duoti žmonėm, kurie savo kaip pardavėjo karjerą vat, kažkaip sprendžia dabar arba masto, kuriem čia eiti, ką pasimėginti? Iš tiesų, jeigu prisimint save, ten 20 kelių metų, kai aš pradėjau ir kai sakiau, kad supratau, kad man tie pardavimai yra mano hobis, tai manau, kad pradžioj yra labai svarbu tiesiog viską bandyti, kad surastum, kas yra tavo. Nes aš kai sakiau, kad būt savimi, tai turbūt, kad suprastum, kas yra būt savimi, tai iš pradžių reikia išbandyti viską, kas aš nesu. Ir surast, kad gerai, šitas, nu ne man, o va šitas gal man. Tai čia turbūt įvairių tų pardavėjų yra, tame tarpe ir, pavyzdžiui, šaltų skambučio, ne? Tai ar daryti šaltą skambutį, ar eiti jau į susitikimą, jau su konkrečiu, ten, nežinau, sąrašu prekių, kurios pardavinėjau, ar paslaugą pardavinėti, ar tas B2B, ar B2C, nu labai daug skirtumų yra, ar ne? Tuose pardavimuose, nepaisant to, kad tai yra tas pats pardavimas. Tai jeigu jaučiat, kad, kad tai ne visai jūsų, lyg ir nieko tie pardavimai, bet kažkas ne, tai aš siūlyčiau tiesiog bandyti truputį kitas sritis tų pardavimų ir atrasti tą, kuri labiausiai veža ir kur tiesiog viskas labai lengvai einasi. Nes pagrindinis kriterijus, mano giliu įsitikinimu, aš tai turiu tą, sakau, tokius du labai skirtingus jausmus. Vienas yra, aš einu lyg per molį, nu lyg ir tie pardavimai eina, bet sunkiai, ten klampoji, ten skambini, ten primindinėji, nu ir toksai. O kitas yra toks, aš varau tą gazą iki galo nuspaudus ir man jau baisu, ant kiek greit važiuoju. Ir nieko daryti nereikia, aš galvoju, kad reikėtų gal atleisti tą pedalą. Ir aš šitus du jausmus labai, esu ir tą vieną ir kitą jautus. Ir aš tiesiog žinau, kiek faina yra toj mašinoj ten gazą nuspaudus ir ten lėki ir jau ten galvoju, kad tik ir greitai. Ir ant kiek sunku yra tą molį. Ir vienintelis skirtumas yra, kad, atrasti tą savo kelią. Tai ieškokit, mėly žiūrovai. Pasakyta puikiai, labai surezonavo, aš irgi nuoširdžiai tikiu, kad nėra nei gerai, nei blogai. Tai tiesiog yra. Ir visi mes esam labai skirtingi ir turbūt gerai arba blogai labiau yra priklausomai nuo to, ar mes pamatę ir išgirdę, kokie esam, ar ne. Tai mėly pardavėjai ir pardavėjos, klausytojai, klausytojos, žiūrovai ir žiūrovės, linkim jum kartu su Lina rasti laiko savo gyvenime, savaitėje, mėnesyje, dienoje, valandoje, stabtelti, pasižiūrėti ir paklausyti savęs. Tai Lina, ačiū tau labai, kad buvai, kad skiriai laiko, kad dalinaisi. Ačiū tau. Buvo labai malonu pakalbėti. Ir ką, iki kitų pardavimų? Iki kitų pardavimų.